Labą dieną, labas rytas, labas vakaras. Agaras MX 5 epizodas. Ir man žiauriai sekas. Aš, kaip pasakyt, situacijų žmogus. Ir šį kartą man nežinau kaip, bet super pasisekė. Trumpai papasakosiu tą istoriją vieno ryto. Tiesiog Vilniuje su šeima brančinom. Ir sėdėjome vienam restoranėlį ir eina žinomas, labai žinomas veidas su savo žmona pro tą restoranėlį ir kažkaip taip atrodo, tarsi akis susitiko ir pribėgau pasilabint, pasakyti labas, persimetėm keletą sakinių ir po savaitės turbūt parašiau žinutę į social media, į Instagramą, sakau, ar prisimeni? Taip, prisimenu, jo, kalbėjom. Sakau, ar ateitum? Sako, jo, ateisiu, drąsiai galiu ateiti, smagu būtų. Tai tokio labai laimingo atsitikimo dėka, visiškai netikėtai, bet pas mus šiandien svečiuojasi turbūt šiai dienai, galiu drąsiai sakyti, žymiausias motociklininkas Lietuvoj, tai yra Arūnas Gelažninkas. Gelažninkas, teisingai, ar Gelažninkas? Net nežinau. Gelažninkas gal labiau paplėtė, Biržų krašte gal Gelažninkas sakydo, bet gal labiau dabar Gelažninkas, bent pačiam girdžiu dažniau medijoje ar kažkur. Supratau. Tai sveiki visi. Tai va, su Arūnu, kaip ir sakau, netikėtai susitikom ir pasinaudosiu, sakau, tikrai tą galimybę pakviesti į čia, nes šitą žmogų turbūt jūs visi irgi puikiai žinot, ypač tie mano žiūrovai, kurie žiūrit podcastus, tai manau, kad didžioji dauguma iš tų, kurie stebi, tai yra mano karta, gal netgi šiek tiek vyresni. Aišku, nežinau, reikėtų turbūt gal kaip ten tuos nusiimt skaičiukus ir pasižiūrėti, kas ten kaip ką žiūri, bet manau, kad mano karta ir šiek tiek vyresni žiūri ir manau, kad Arūną tikrai prisimena ir tikrai ne iš Dakaro. Tai kai aš šiandien ruošiaus šiandienos pokalbiui, aš ir norėjau šiek tiek apie tavo tą pradžią ir motokrosą karjerą ir prie Dakaro jau prieit vėliau, nes vis tiek aš irgi pats tave prisimenu nuo senų laikų, nes kaip turėjau paminėjai, biržiečiai, biržai, tai tu su biržais irgi pakankamai susijęs esi, tavo seneliai, man atrodo. Tai ne seneliai, mano abu tėvai iš Biržų kilę šiaip. Nu tai seneliai, nes gyveno tėvai Biržuose, prie Biržų, jeigu taip tiksliau, iš Klausučių ir dar ten aplinkui senesniais laikais. Tai mano visos vasaros irgi vaikystės leistos Biržuose, daug draugų iš Biržų ir giminės visos iš to galo kilę. Tai pats Agaras klubas irgi iš Biržų, tai pusė turbūt, dabar nežinau, nepažįstu visų, bet tais laikais tai visi būdom kaip viena didelė šeima. Jo, aš atsimenu irgi tas Klausučiai, nes aš pats iš Klausučių, bet ne iš to, žinai, gyvenvietės, kur ten pagrindinė gyvenvietė, bet ten už miško gyvendavau, tai atsimenu, grinai, kuris tavo senelių namas ir aš atsimenu ten, kai vaikai ten, paaugliai vaikai žaisdavom, būdavom, atsimenu, tas būdavo, tu irgi prisijungdavai pažaisti ir tada būdavo, kad tėtis pakviečia, tai ten sportuotai atsispaudimų daryti, tai dar kažko girdint, tai Arūnai namo jau, žinai, turbūt prieš varžybas. Tai nuo vaikystės, nežinau, kaip pradėjau, 8 metų. 8 metų. Motociklą, tai iš esmės buvo Grundelė, turbūt visi žino, tai Almontas, tai yra tėčio pusbrolis, mano antros eilės pusbrolis yra Domas, tai pasiūlė mano tėčiui, kad pradėtume sportuoti vaikai motokrosą. Tai pirmus metus mano brolis vyresnis pradėjo kartu su Domu. Ir aš buvau šalia trasos, čia buvo 94. Ir 95 aš jau, 4 metų rudenį, šalia būdamas trasos irgi norėjau važiuoti, turėjau jau aprangą, turėjau šalmą, pagalį rankas ir lakstydavau, šokinėdavau tenais. Ir galiausiai rudenį gavau motociklą iš Domo, nes kažkaip vis buvo Domas važiavo sezoną, atvažiavo Kawasaki 60 kubinių centimetrų. Ir tuomet aš jį paėmiau. Tai ir mano pirmos varžybos galbūt keista gali pasirodyti, bet buvo žymioji trasoje Kegumse. Tai mano pačios pirmos varžybos buvo 94 metų spalio mėnesį. Man galbūt suėjo
9 gal metų, o gal dar nebuvo, nes aš esu spalio 12 gimęs, tai vat, ten startavau, tai vat, mano tokie pirmie atsiminimo, paskui jau 95 metų, pirmas visas sezonas, jau dalyvau varžybose ir prasidėjo. O kiek buvai pasivažinėjęs prieš pirmas varžybas? Labai nedaug. Labai nedaug. Ta prasme, visai nedaug, aš nežinau, nepamenu tiksliai, bet ten gal 2-3 kartus, tiesiog mane nuvežė į varžybas. Tai buvo šlapė. Ir aš per pirmą treniruotę pravažiavau, tiesiog ten, nežinau, kiek ten 15-10 minučių būdavo vieną ratą, tiek sugebėjau tik apvažiuoti ir jau finišas buvo. Per kvalifikaciją irgi pravažiavau vieną ratą, buvau paskutinis visiškai. Ir atsimenu, pirmas važiavimas, aš startavau ir kaip paskui prisimenu, kad man pamiršo tą vadinamą pasosą sustumti ir aš važiavau su užtrauktu ir tas motociklas trukčiojo man ir pliurziai, tai aš sugebėjau važiuoti vieną ratą, ten nežinau, gal 100 kartų stojau, kritau ir taip toliau ir jau žiūriu, rodo vienas ratas likęs ir aš taip išvažiavau į parkingą, man užteks, galvoju. Okay. Tai va čia tokios buvo pirmas mano lenktynės. Gavau tais laikais dar, nežinau, pamenat, Latvijoje mokėdavo startinius mokesčius, tokius, kad ta prasme duodavo tau, kad tu dalyvautum, atvažiuoji pinigų. Okay. Tai aš gavau, kaip šiandien atsimenu, 20 Vokietijos markių, dar tada buvo. Ir visam grįžęs, visam savo kaimui, nu jau čia Neveronėse, Kaune, pripirkau ledų. Tai mano pirmas uždarbis buvo 20 markių, tai tuo laiku buvo čia kosminiai pinigai. Tai va, o toliau jau žiemą buvo daug dirbta visko ir iš pavasario jau iškart prasidėjo podiumai varžybos. Jo, bet tai tėvukas pamatė, turbūt tėtis ir dėdė turbūt pamatė, kad yra potencialo, nesvarbu, kad ir tos pirmos varžybos taip nepasisekė, bet nu, vis tiek turbūt matė, kad... Tai gal matė potencialą, aš turėjau Stelą mopedą tokį. Prieš tai. Taip, tai aš jau su juo visą vasarą jau aplink namus tramplinų prisidarė, šokinėdavau, važinėdavau, guldydavau ten ir taip toliau. Tai gal jau matėsi tas potencialas ir jau treniruotės buvo padarytos, bet aišku, kuriosinis motociklas kitoks buvo, galingesnis, didesnis ir taip toliau, tai tam reikėjo dar priaugti. Jo, šiaip grįžtant vėl prie Grundelės, tai turime ten tokį irgi savo biržų čatą, kuriame Domas irgi yra. Ir aš, kai jau gavau iš paties sutikimą, kad ateisi, visiems iš karto parašiau, nepatikėsit, kas bus sekančiam podcast'e, bus Arūncė. Tai Domas net atskirai parašė žinutę į Messengerį, sakė, būtinai perduot pusbrolių linkėjimus. Tai... Taip, palaikom, pasirašom kartais. Jo, dabar jis kur ten Norvegijoje, man atrodo, būna. Mes tai su juo visą laiką, kai tik sekmadienis, kai tik MXGP, iš karto, bum, žiūriu, Domas rašo, jau statom už 5, kas kur kaip atvažiuos, tai kai žiūrim varžybas, tai visą laiką pasirašinėjom į priekį atgal, kas vyksta varžybų metu, tai jo, žodžiu, palaikom, o šiaip į biržus dar atvažiuoji? Retai, nebent kažkur pro šoną važiuodamas, nes senelių jau nebeturiu, jau gana senokai, tai nebėra ką lankyti taip jau, kaip būdavo, kad dažnai važiuodavai, tai tik tai prasuki ten, nežinau, tiesiog netyčia, ar lenktynėse buvo biržų motokrose, ar cross country, bet čia irgi jau turbūt senokai. Jo. Grįžtant į trasą, tai 65-ukas, pirmos varžybos Kegumsas, ruduo, tada, kaip ir sakei, visa žiema pasiruošimo treniruotės. Kiek metų dar važiavai su šiam 5-uku ir kada perlipai ant 80-kės? Tai pradėjau, tai čia 95, tai man buvo 9 metai, tai 9-10, manau, 2 metus tikrai važiavau su šiam 5-uku, paskui pradėjau, kad aš miksuoti. Aš pamenu, aš važiuodavau varžybose 2 klases, 65-ukų pravažiuoji, finišas, ten kokia nors B klasė pravažiuoja, tada 85-ukas, sėsdavo ant kito motociklo ir vėl važiuodavai. Yeah. Tai aš manau, kad jau gal po poros metų jau 2 klasės važiuodavau. Ir vieną, ir kitą. Nežinok, nepatikėsi, bet aš esu taip užsirašęs, tik turbūt sumaišiau klases, nes kaip ir sakau, pats kadangi nuo vaikystės irgi motokrosą seku, tai aš žinok, taip ir atsimenu, tik aš buvau užsirašęs, kad
tu su 80 pravažiavęs iš karto startuodavai su 125. Tai buvo su 125, o paskui būdavo 80 jau pilna klasė ir tada važiuodavai su 125 arba net su tuo pačiu motociklu. Tai aš atsimenu. Arba jau sėsdavai ant didesnio. Tai jo, nemažai kartų ir yra, aš atsimenu apdovanojimus, gal iš Klaipėdos Gargždų trasos, kad aš važiavau su 80 dar motociklu ir aš stoviu ant pirmos vietos. Domas stovi ar antros ar ant trečios ir man atrodo gal Ragažinskas Marius ant kažkurios ir jie ant žemesnių pakopų, bet jie buvo didesni už mane, nes aš ant pirmos, tai tiesiog man dar ten gal 14 metų, jiems jau ten 17, 18 jau dideli bičiai, tai būdavo, tai taip kažkaip tiesiog, kad tos konkurencijos, nenuvertinant to lygio ar kažko, bet tu laimėdavai ten, važiuodavai ir ten, kad tiesiog tobulėtum. Aš suprantu. Nes, to reikėdavo. Bet aš sakau, man šitas taip yra įstrigęs ir mum, kaip žiūrom, kaip vaikam vienmečiam, mum buvo, tiesiog kosmosas. Aš atsimenu kaip šiandien. Ir dar su visais ten tėvais, žodžiu, su vyresniais, su kuriais atvažiuodom į trasą, visi sakydavom, žiūrėk, 8 petkės pravažiavo, Arunse net nešlapęs, net prakaito neišlėjęs, bum, sėda vėl ir su mažesniu, kaip tu ir sakai, motociklu, gerokai mažiau galios turinčių ir vis tiek 125. Tai neveltui tie atsispaudimai, tėvukas tiesdavo per pietus vakarais padėdavo, be abejo, tikrai aš kiek atsimenu, galbūt tų tokių genetiškai, nežinau, pats buvau toks sportiškas labai ir aš ko imdavausi, man viskas gerai sekdavosi, bet ką, krepšinį, futbolą, dviračius, bėgimą ir visur savo amžiaus grupiai, tiesiog kaip sakyti, specialiai nesitreniruodamas to sporto šakoj, man gerai sekdavosi, aš ten galėdavau vienas žaisti krepšinį prieš 2, prieš 3 ir aplošdavau vis tiek fiziškumu tiesiog, tai nuo tos vaikystės gal buvo, kad tėvukas mane jau pats ten 8-9 metų, kiekvieną rytą prieš mokyklą mankšta, vakarais mankšta, krosai, visokių ten balanso pratimai jau kažkaip tada buvo aišku, kad motociklams reikalingi tie dalykai, bačkų kaip cirke važinėdavo aplink namą tiesiog ir panašiai. Tai turbūt tas ir davė visą tą tokį. Be abejo, tais laikais labai trūko kitų dalykų, žinojimo, žinių, ten tų treniruočių, kaip ką dirbti, technikos neturėjom, labai seni tie motociklai, dažnai gesdavo, ten aprangų, šalmų, kažko nebūdavo, visi tokie, nuotraukas pažiūri, tai tokie nuvargšiukai atrodydavom mes tenais ir kad ir išvažiavom ten į tas pirmas pasaulio tautų varžybas, kaip čigonai, žinai, visi iš savęs juokėmės, kaip mes ten prie tų visų fūrų atrodom. Tai čia tas pasakojimas, kur Saulius Stankus pasakojo per podcastą, kur sakė, tu, Saulius Stankus ir Linas Šiaučiūnas. Jo, visi sulipo ten į kažkokį tai džipą ar dar kažką, ar ten kažkur toli važiavote. Ne, tai ne į džipą, jo, autobusiukus, tai ten 3 motociklus, užduokit dabar standartinį tiesiog Ford Transitą ar ten kokį, nes sprinteriai tai jau dabar gerokai didesni vis tiek. Ir ten įkrauti 3 motociklai, kokie 7 žmonės kabinoje važiuoja, ten tu miegi, ten viską darai ir dar po varžybų sugebi fūros ratą įsikrauti ir parsivežti namo. Tai, nes reikia. Nes kažkur panaudosi, žinai, galbūt. Tai, taip buvo tokie laikai ir vis tiek kažkaip sportavom, o dabar pažiūri, tai visi labai turi aфиgenas sąlygas, nieko prastesnės negu bet kurią imk šalį ar kažką, tas sąlygos yra, tai tik tai reikia, be abejo, viskas remiasi į finansus, bet tiesiog dirbti, treniruotis, būti užsienį daugiau aukštam lygiai, kad tų gerų sportininkų turbūt būtų ne vienas aplink tave ten su kokio 20, kad tu ten būtum vienas iš 20, tada tas tobulėjimas tikrai vyksta. Tai man užkliuvo tavo tas pasakymas ir apie tą irgi norėjau pakalbėti. Tas mano klausimas, kad fizinės treniruotės ir fiziškai aš ruoždavais, tai jau manau, kad atsakei tikrai plačiai ir suprasdavai jau, kad tas fiziškumas, kad nežinau, ar galiu ten rusiškai žodžiais išsireikšti dichalkė ir panašiai ten yra svarbu ir tam reikia ruoštis krosai, ten specialūs pratimai. Bet trenerių nebūdavo. Tai kaip, pavyzdžiui, atrodydavo tavo tą važiavimo treniruotę? Tiesiog atvarai į
kaip pasakyti, trasą ir suki ratus, ar irgi dirbdavot, kaip šiais laikais dabar su treneriais, man pačiam kartais tenka pasitreniruoti, matau, ką kiti daro, tai labai dažnai kažkokį vieną tai elementą atidirbinėja arba vieną ten posūkį su tam tikra ten, kaip pasakyti, niuansų, ten gilus ratsas arba ten greita išorė, ten, žodžiu, sustato taukoliukus ir tu ten dirbi, vat kaip jūsų laikais atrodydavo, ar jūs žiūrėdavot ir klausydavot, ką vyresni sako ten komandos draugai ar sportininkai, ar pats mėgindavo ieškoti tos technikos, vat kaip atrodydavo jūsų? Šiaip tokį visai prisiminus, nekalbant apie pačias treniruotės, bet kas va dabar pirmas atsiminimas buvo, tai kopijuodavai, ką pamatydavai kasetėse. Okay. Bet aišku, pagrindinis dalykas tai turbūt šuoliai buvo. Tu žiūrėdavai iš Amerikos, visi legendiniai, Jeremy McGrathas, dar ten kokie superkrosai, tie pakreipimai. Aš kaip šiandien atsimenu puikiai, kai man pradėjo gautis vipą padaryti tokį lengvą, Panevėžio trasoj Semos prie upės. Aha, žinau, jo. Ir ten trampliną tą visą matau, ten koks stalas 15 metrų su šiam penktuku. Ir kaip tiesiog ore pavyko pakreipti mocą ir atsimenu, net, tu žiūrėdavai, ten matydavai, kad jie ten kažkaip gulasi trampliną ir panašiai ir tu taip darai, toks šoninis buvo natūraliai, gal gausi, kad tu suki posūkį sukdamas, turi stalą šokti. Ir pradėjau pakreipinėti mocą ir esmė, kad gausi ir atsimenu, grįžau ir ten Vatlinas ar ten Lino tėtis sako, kaip tu taip padarėjai, žinai, kaip tau tas mocas taip skersas eina ir paskui vėl tiesiai nusileidė. Ir sakau, nežinau, žinai, kasetės žiūrėdavai, tokias kaip ten visi Terafirma 1, Terafirma 2 būdo, jeigu atsimenčiu, 93-4 metų tie filmai realiai. Ir kaip tu ten nesveikai patikdavo tau ir tu taip galvodai, kaip tu norėtum, kai ten šuolius po 100 metrų vos ne ten per kalnus daro. Tai pirmas dalykas buvo, kad tu bandydavai kopijuoti, ką pamatydavai. Kaip tą padaryti, tu nežinodavai, tiesiog, iš darimo. Jo, tai tos treniruotės būdavo bent kažkiek tokios, kad Neveronių trasoje pagrindė dirbau, nes aš Neveronyse gyvenom. Ten trasa iš tikrųjų labai labai gera, tik tiek, kad jinai ne visada būdavo leidžiama. O dabar yra? Jinai yra fiziškai, bet ten tikrai nieko nėra, nes ten nieks, ten tiesiog neleisdavo žiūrėti, leisdavo, biškinai būdavo ir panašiai. Tai turėdavau mažą posūkių trasą, į vieną pusę, į kitą pusę sukdavai, kokias kombinacijas keisdavai, tai ten jau būdavo pasidarę gilios provėžos, bortai būdavo ir tu tiesiog posūkius dirbdavai. Ir kiekvieną tą treniruotę skirdavai po pusę valandos tam dalykui, tiesiog kad greitėt. Tuomet būdavo ilgoji trasa, kur šuoliai yra, tai tu kai vaikas pradėjai tą daryti, tai tiesiog, kad tu įveiktum, peršoktum kažkokį stalą, ten dvigubą ar kažką, tai tau reikėdavo prisivažinėti, tai jau kai tu galiausiai tavo tikslai būdavo, kad šoki visus tramplinus, nors ir tu su mažu mocu važiuoji ir panašiai. Ir kad to greičio kažkokio, tada kažkada atsirado, kad laikus pradėjai sekti su chronometru, kiek tu įveikinėjai, ten žiūri kitų sportininkų ir panašiai. Ir tos treniruotės tokios kažko nebuvo išskirtinės ir dar būdavo toks for fun, kaip visada ant galo pasilikdavai, va kokį tramplino per šoną šok, kad ten biški šoki ten, leidėsi dešiniau. Tai sakau, čia šitie dalykai visi buvo iš tų filmų, iš kasečių. Nes tengi reklaminiai būdavo tie filmai. Tai tu iššoki čia, leidėsi čia, kas atrodo neišeina. Ir tu kažkaip vis bandydavai, žiūrėdai, kad jau ta tavo provėža užsisuka viršūnė kem 5 kokių laipsnių. Tai va iš to kažkaip ir atėjo tas laisvumas. Nes ko mums reikia šiaip įprastai motociklų važiuojant. Tai kad tu būtum labai laisvas, tiesiog tavo flexibilitis geras būtų, kad tu galėtum motociklą kreipti visur, kur tu nori, o ne tave neša motociklas. Ir tai pasižiūrėjus tos senus visus šuolius, kai su tais vadinamais čyžikais buvo, aš kai pradėjau važiuoti, dar čyžikų klasė buvo. Ir net gal 2 jos buvo. Ir jų būdavo jos gausiausios, nes ten būdavo po 30 sportininkų. Jo, nes technikos būdavo, nes tie, kaip pasakyti, kaip mes vadinam, firminiai, prasidėjo ten gerokai. Tai firminių motociklų vaikų klasėje mes pradėjom sportuoti, gal buvo 3-4, kiti dar buvo mopedai, kur ten Rokiškį kalniuką stumtis reikėdavo, nes neįkildavo, tiesiog neįtraukdavo motociklas. Tai va tokių dar laikų buvo ir jie visi tiesiog šokinėdavo, kaip iššoka, taip ir leidžiasi tenais. Tai tu pradėjai kažką jau kreipti motociklą, pakreipti, paleisti ir panašiai. Tai taip ir treniruodais, aišku, paskui buvo ir į Latviją važiuodavai pas Barbalį, tokį trenerį, čia senesnių laikų tikrai žino, jisai labai ten toks buvo savotiškas, bet
tikrai davė to, kaip išgauti greičio važiuojant. Pas jį ten būdavo treniruotėje nuvažiuoji, tai tu turi pasimti 2 ratų komplektus ir panašiai, nes visi subirė špikiai. Nes jis tiesiog liepdavo stalą nenusileidimą leistis, o už stalo dar 10 metrų ant lygumos, nes turi būti greitis ir panašiai. Nes reiškia, turi būti atvažiuoja greitai. Tada prasidėjo tie visi vadinami skrabai, mušimai, kur žemėn šuolis. Nu, tai čia viskas dar, manau, tai buvo panašiai apie 2000 metus šitą visą mokyklą, kas dabar jau atrodo niekam nekelia klausimų, tada tai buvo naujienos ir tu visko mokėsi. Tai tu buvo treneriu, būdavo ten vėlesniais laikais tos Everco stovyklos vadinamos Ispanijoje. Teko dalyvauti irgi pačiam? O ne vienoj kart, nežinau, gal 5 kokius kartus esu buvęs, važiuodavai, tai į žiemom jau čia būdavo kaip rutina. Tuo laiku visada dar buvo mokykla, tai kaip jaunas menulis mokyklai būdavo, ten jau žino mokytojai, kad ten kokį vasarį tai nebus mėnesį, tai vėl kažkur... Manau, nelabai pykdavo, raštelį parašydavo. Tai viskas gerai buvo, tikrai, tai iš esmės tos treniruotės mes neturėjom pradžioje tų žinių jokių. Tu, kaip sakau, kopijuodavai, ką daryti. Nu ir šiaip suprasdavai, kad tiesiog tavo tikslas kuo greičiau važiuoti. Nu tai tu ieškodavai būdų, brūžindavai, kol ten kažkas gaudosi. Tai jau kažkurio ten metu atsimenu, kad sakydavau, kad jau šitoj mano trumpoj trasoj, tai nieks manęs neaplenktų, nors ten su kokiu, 80-ukų važiuoja ir 125, bet jau taip buvo, kad ten nusimerkęs, nenuimdamas gazą, turbūt visą pravažiuodai. Tai tie tokie jau įgūdžiai tų poskių buvo išformuoti, bet, vėlgi, tai mes kalbam čia apie tokį turbūt Baltijos lygį, ne apie Europos ar ten pasaulio. Jo, tai norėjau irgi paklausti, kad Lietuvoje tai tavo laikais turbūt galim drąsiai sakyti, ten lygių nebūdavo ir visus galvą lenkdavo ir panašiai, netgi aukštesnėse klasėse, kaip kalbėjom. Kaip būdavo, kai išvažiuodavo į Latviją pasitreniruoti, irgi ten Latvius, Estus jau turbūt savo laiku ten visus tvarkydavo. Tai aš augau tuo laiku, mes vienmečiai esam su turbūt garsiais žinomais leokais, Taneliu, Aigaru ir jie buvo stipresni. Tikrai, nes jie lygiai taip pat labai daug visur važiavo, ten ir Amerikas išsvajotasias važinėdavo ten ir panašiai. Bet būdavo lenktyniukai, tikrai pasikapodavom ir aplenkdavau dar ir Aigarą, tiek ir Tanelį. Tai aš atsimenu iš tikro pirmas varžybas, ne pirmas, bet vieną trasą. Iš esmės buvo tos pirmos varžybos Kegumsas, tuomet visas sezonas praėjo ir kitą pavasarį mano pirmos varžybos buvo Estijoje. Tada Latvijai. Ten būdavo taip varžybo šeštadienį vienur, sekmadienį kitur, tai tu pakeliui važiuodavai. Ir dar net Lietuvos čempionatas nebuvo prasidėjęs. Tai nuvažiavęs į Estiją, lygis buvo aukštas, ten ir Edi Kuskas toksai važiavo, dabar man atrodo, sūnus važiuoja, lyg mačiau. Tai tų sportininkų būdavo 65 klasiai, ten, nežinau, 40 stovėdavo ir labai. Tai greitų būdavo. Tai aš buvau 5 varžybose, o grįžtant kitą dieną Latvijai sustojom Vangažį tokioj trasoj. Ten dabar jau seniai gal nebevyksta varžybos. Ten yra visiškai karjeras, su, kaip dabar mums įprasti karjerai, su stačiais šlaitais, tokiais kaip į sieną. Sandboxas. Taip, jo, sandboxai net nėra, girnai tokie iškasti ir skardis yra. Ir buvo tokia žvyro trasa ir į tas kalnus. Ir aš įstartavau. Ir kažkaip tiesiog aš važiavau ir nei kartą ten visą laiką į tos kalnus įkilau ir panašiai, aš ten, man atrodo, antram pusę rato įvežiau ir laimėjau tas varžybas. Tada Liaukai net važiavo tas varžybas ir įvežiau pusę rato gal ir tų kitų tėvai, kiek atsimenu, atėjo, klausė, oi, tai kaip iš čia, kodėl pernai net važiuodavo į varžybą, čia, žinai, kažkas žiūrėt, sako, tai kad čia antros varžybos mano normalios. Tai niekas netikėjo, nes aš tiesiog jau užkart labai man ten neblogai sekėsi. Ir tada Lietuvos čempionatas prasidėjo, ir ten su Linu Šiaučiūnu dažniausiai lenktyniaudavom. Bet iškart ten tapau savo klasės čempionų, su vienu praleistų gal net etapu, nes susirgau, pirmą etapą praleidau. Bet Latvija, Estija važiuodamas, tai tu kovodavai visada dėl podiumų, dėl pergalių. Tai kažkur būdavo, prisiminiau, nuo ko pradėjau, tai toj trasoj Vangažį, paskui buvo kažkada vėl varžybos ir jau buvo Leokai atvažiavę, ir Aigaras, ir Tanelis. Tai pirmą važiavimą laimėjau prieš juos abu, toj pačioj trasoj, antrą važiavimą, man atrodo, kritau. Bet pirmavau ir likau gal 3, bet gausi 2 vietą kažkaip man. Tai jau kažkuriuose netgi tose trasose įkasdavai ir tada jiems. Ir taip visada buvo. Paskui kažkuriuo metu jie šiek tiek jau pradėjo daugiau Europą anksčiau važiuoti, galbūt nubėgo, pavadinkim, kažkiek jų lygis buvo stipresnis. Bet tų
tų tokių, nu, tikrai būdavo momentų, kai tose varžybose gerai būdavo ir gerai važiuodavo. O, kaip sakyt, su šitais visais žymiaisiais pažįstami dar palaikot kažkiek, prisimena jie, ar žino, kad irgi sportuoja, ten Dakare važiuojate, ten tie patys Leo, kai ten... Tai būna, susitinkam kažkur, anksčiau susitikdavom gal Estijoje, kokią endūrę, nes lygiai taip pat Aigaras važiavo endūrą, paskui tai susitikdavom Estijoje, paplepam, kažkada Aigaras rašė tokius motocikliukus, turi žaislinius, jis ar gamina, ar kažką daro, krosinius motociklus, bet žaislus, tai čia gal Lietuvoje, kur pardavinėt ir panašiai, klausė, gal žinai, kokių kontaktų. Tai kažkaip tokie tie ryšiai yra, bet aišku, nu, turbūt draugais nepavadinsi, nes nebendrauja. Jo, supratau. Lipam ant didesnių mocų, tai 65-ukai jo pradžia, bet iš karto gerai sekas 85-ukai ir aš dabar galvoju, tie laikai, nu tai jo, po 85-uko 125-ukas buvo dvitakčiai. Taip, dar dvitakčiai buvo, 2/4. Aš sėdau tik ant keturtakčių. 2,5, MX2 buvo pirmas tavo. Ant abiejų iš karto buvo, nes vėl važiuodai dvi klasės, ir MX2 ir MX1. Ir tai Lietuva turbūt irgi daugiau mažiau aišku, bet ar tekdavo biški toliau pavažiuoti? Aš važiavau į Europos čempionatus, važiavau į Europos jaunių čempionatą 3 metus. Važiavau, dabar galvoju, kurie tie metai buvo. Tai man atrodo, 2/4 buvo 3 sezonas, tai galbūt 2/2 arba 2/1 buvo 1 sezonas, tai buvo KTM 125. Ir išvažiavus į pirmą čempionatą buvo Vengrijų varžybos. Ir ten buvo, nu, tu važiavai į tas varžybas taip, kad klausimas buvo, ar pateksi į finalą. Aplamai, vadinasi, ar pateksi 40-uką iš kvalifikacijos. Ir čia tų kalbų visokių buvo, kad net nepateksi ir panašiai. Atvažiavus į tas varžybas Vengrijoje buvo gal apie 60 sportininkų. Trasa kosminiai kalnai, tikrai labai dideli kalnai. Smėlio tokia minkšta trasa ir, nu, jau įspūdį tas vien kėlė. Ir tuomet po parką vaikščiant, kai tu matai pas visus po 2 motociklus, visi ten tuo laiku viską turi pilną tuningą, slintuvai, amortizatoriai ir taip toliau, visi blizga, visi vienodi, kaip pas mus ten viskas skirtingai būdavo. Aš irgi turėjau 2 motociklus, nebuvo taip jau labai blogai, bet vienas buvo varžybinis, pavadinkim, ruoštas, šiek tiek geresnis, kitas tiesiog standartas. Ir, nu, tas toksai įspūdis buvo didelis. Ir atsimenu, kvalifikacija, ten pagal kas kaip privažiavo, tas ten pirmas į trasą išvažiuoja tiesiog ir aš ten išvažiavau gal koks 4. Pradžioje aš ten toks nebijodavau, niekada į galą nelaukdavau už galo, lyzdavau priekį, kad kuo greičiau. Ir išstartavau į tą trasą, toks jaudulys viskas ir laukiu, kada čia per šonus visi pradės eiti tau, žinai, tenais lenk tave. Važiuoju, kažkas ten aplenkė vienas, ten kitas, bet nu nėra, ir tu važiuoji ir sužiūri, atsimenu, po pirmos laisvos treniruotės gal buvo 15 laikas, taip visai. Nes buvo grupėm, tai ten buvo po 30 gal ir panašiai, ir bendras buvo gal 15, tai čia visai bus jau važiuoti. Pirmas nuslūgo, kad į finalą gal nepapulsi, tai jau kaip ir supratai, kad turėtum papult, nu vis tiek nevažiavai savo max greičiu, bet visai čia tas pozicija nebloga. Ir tose lenktynėse, aš nepamenu, gal koks 5. ar 6. finišavau. Oho. Tai kas buvo visai neblogai, vėl grįžkime to, kad mano ištvermė buvo gera, važiavimai ten buvo, ko Lietuvoje nebūdavo 20 minučių, ten buvo pusę valandos plus 2 ratai po 2 važiavimus, tai man visai neblogai sekės ir ta pozicija buvo nebloga. Nu tai va, tas pirmas mano sezonas, aš jį važiuodavau... Tu pilną suvažiavai? Jo, visą sezoną, man atrodo, važiavau, neatsimenu, gal ten 4-5 etapai buvo. Vengrija, Bulgarija, Slovenijos būdavo. Tai va, tais metais turėjau vieną podiumą, tai Slovenijai. Slovenijai buvo labai tokia specifiška trasa, kalno šlaite ir biškė apačia ir kalno šlaitas. Tai trasa tiesiog į kalną arba palei kalną ir labai tokie status posūkiai, molis kietas, ko mes irgi sunkiai mums gaudavosi, prilaistė labai slidu, purvas, toks molis prilimpa prie tas, ten atkipti negali ir panašiai. Tai visas tas, kas man pavyko, kodėl ant podiumo, tai startas, išstartavau pirmu, laimėjau startą. Ir tiesiog laikiausi, kiek galiu. Aš nebuvau daug greičiausias, taip pavadinkim, kad ten visur. Mano tas greitis buvo toks 10-tuko tą sezoną.
Ir ta trasa man kvalifikacija, aš ten gal 15 buvau, nebuvo mano, visiškai ne mano trasa buvo pavadinima, man jinai net nepatiko labai. Ir aš startavau pirmas, mane apsilenkė Slovėnas vietinis, kuris čempionų ir beveik visus etapus laimėjo. Ir aš laikiausi visą važiavimą ten įsikibęs, manęs nepavyko, kuris antras visas varžybas beveik buvo, jis buvo trečias ir ten po kiekvieno važiavimo iškart podiumas. Bet buvo karšta, apie 40 laipsnių šilumos ir aš numiriau visiškai, aš atidau visą savo jėgas jau čianais, finišavau antras ir atsimenu, aš ten po kranu duše kažkokiam laikau galvą, tiesiog atsigaut bandau, nes ten net, taip buvo įpavar, kad netalpt atrodo, nori, žinai, kai būna tas, dabar bėgtum stipriai ir tu pradedi, jau net galva sukasi. Tai taip jaučiausi ir girdžiu, kad ant podiumo mane kviečia ir aš turiu nuotrauką už jas, aš iki pusės nusirengęs stoviu ant podiumo su Maike, šlampės. Vos išlaikai tu. Jo, tai kaip galim spėti, antras važiavimas nebuvo toks sėkmingas, starto nepaėmiau ir neatsimenu, manau, ten gal palį 20-uką tik finišavau, nes, visas jėgas atidaviau, nes, kaip sakyti, turbūt suvažiavau, ne kaip savo lygėsi, bet pastangos valia, užsispyrimas, tu išlaikei tą, bet paskui nusėdai visiškai. Tai va, turėjau vieną podiumą ir čempionatą užbaigiau 5 pozicijai. Buvau 5. Antrus metus grįžau. 3 metus laimėjau gal 4 etapus. 4 etapus laimėjai. Jau laimėjau. Ta pačia Vengrija nuvažiavus jau kitais metais buvau pirmas, 3 gal. Tada Makedonija buvo 2 etapas, atsimenu, irgi ten 2, 3, 2, 1 ir atsimenu, kad Makedonija man buvo vienas įsimintiniausių varžybų, nes startą nukritau ir likau paskutinis ir iš paskutinės vietos atvažiavau 2. O, tai čia, kaip sakyt, YouTube atskiro filmuko reikalaujantis dalykas. Tai buvo smėlio trasa, tokia ant lygios vietos. Kas patiko? Stalai, tramplinai tokie faini, tai labai gerai važiavosi, tai pirmą važiavimą atsimenu laimėjau, antrą buvau 2, bet man užteko, nes tas, kuris buvo 1, buvo 3. Tai va, tai tais metais labai gerai sekėsi ir ėjau link to, kad tapčiau čempionu, bet tada atėjo lenktynės Kroatijoje ir aš tiesiog 2 DNF-us gavau. Trasa buvo irgi labai kalne, tokios status kalnai ir ją labai prilaistė, startai nepasisekė, buvo nesveikas purvas, apačioje balos, nes nuo kalno subėgus, ir dulkės tuo pačiu, nes labai sausa buvo. Ir visiškai nepasisekė man 0 taškų ir iš 1 vietos čempionate kritau į 5. Okay. Bet tai krešai buvo ar techninės? Ir krešų buvo, ir blogai važiavos, ir man atrodo, gal aš vieną finišavau, bet į taškus net nepapuoliau. Būdavo visada šiaip startė 40. Sportininkų, gana toksai, šiuo metu, nėra atitikimo turbūt, nes čia buvo jaunių, būdavo ir Europos vyrų, dabar yra Europos vyrų, bet dabar tas Europos vyrų yra kaip jaunių, nes visi tik jauni važiuoja, ten nėra suaugusių, pavadinkim, tų žmonių. Čia yra tas šuolis į MX2. Tai vas kartu ir vyksta, tada tuomet ir atskirai vykdo, bet tas čempionatas tikrai, manau, buvo neblogo lygio. Ir prancūzai važiuodavo, ir ten vokiečiai nebuvo, tai kad ten, žinai, tik tai... Kiek tų metų būdavo iš... Tai čia buvo man kažkas, turbūt, jeigu čia 2 pirmi, 2, tai kiek čia dabar, net pats nežinau, 23 metai atgal, tai čia gal apie 17-18 metų man plius minus buvo. Ir tuomet buvo paskutinis etapas Bulgarijai. Aš buvau nukritęs į 5 vietą, tai Bulgarijoje iškovau gal ten 2 ar 3 vietą ir pakilau į 3. Tai čempionate likau 3. Ir turiu bronzos tą tokią kortelę, pleitą tokį, kad UEM dar tada vadinosi, ne FIM Euro, bet kad likau 3. Ir tada startavau sekančiais metais, jau su 2.54 takčiu. Tai irgi vėl Vengrija buvo, kažkaip standartiškai būdavo tas etapas ten. Irgi laimėjau. Tada laimėjau Lenkijoje etapą su Ivo Štembergu. Mes buvom vienoje komandoje, kai aš važiuodavau 4,5, atstovau Ventspilio Bunkers ar kaip tą klubą. Okay. O 2,5 važiavau Lietuvoje. Ne, aš Lietuvoje irgi važiavau abi klasės. Robusta. Buvo Robusta ir Bunkers. Ir aš važiuodavau. Tai aš buvau su Štembergu kaip vienoje komandoje ir jis važiavo Europos. Tai mes, atsimenu, keisdavomės. Pavyzdžiui, tais metais buvo 3 važiavimai jaunių. 3 važiavimai? 3 važiavimai po 20 minučių. Vieną dieną? Taip. Būdavo. Tai, pavyzdžiui, aš ten 1, 2. 1, jisai 1, 3, 2 ir mes taip lenktyniaudom ir aš irgi, kaip sakyt, šlaviau čempionate, pirmavau. Ir tada susilaužiau ranką.
tiesiog, kur aš susilaužiau ranką, dabar galvoju, Ukrainai, gal varžybose, Europos Open čempionatė, nes irgi važiuodavau ir Open čempionatus, tai ir neužbaigiau sezono. Ir kažkaip liūdna. Ir tais metais Štembergas tapo, Kegumse buvo pasaulio jaunių, kur tos vienos varžybos, tai jisai tapo pasaulio čempionu Kegumse. Ir tada ir Zachary Osbornas važiavo, tenais antras amerikietis liko. Tai galvoju, kad galbūt būčiau startavęs tenais, gal aš galėjau tapti pasaulio čempionu, nes aš už Štembergą važiavau geriau. Panašiai važiuodavom, bet aš susilaužiau ranką ir man tas sezonas baigėsi ir Europos čempionų nebeįskaitos nebebuvo, nes tiesiog nebefinišavau. Tai ir Europos šitas baigėsi. O dar turbūt įsimenant buvo tai mano pirmas pasaulio MXGP varžybos. Tai čia buvo gal irgi ar pirmi, ar antri. Esmė, kad tai buvo Maskvoje. Pirmą kartą vyko Maskvoje pasaulio etapas. Ir tada važiuodavo 125, 250 ir 500 ir būdavo vienas važiavimas pagrindinis per dieną. Toks formatas kažkurio metu buvo, toks keistesnis. Šeštadienį kvalifikacijos, ten irgi važiavimai būdavo ir panašiai. Tai aš per kvalifikaciją užšokau ant tokio ruso į kalną per dvigubą, jis nešoko, šokau ant jo, užšokau, nebaigiau. Ir iš Pagodos finalo patekau į finalą. Finalą patekdavo 30 sportininkų, ne 40. Ir tada Tanel Leo, kas važiavo už KTM tokio jaunių komandai, jis tada ten neblogai važiavo. Bet įdomiausia buvo, kad aš toj Pagodos važiavimų dėl finalo patekimo lenktyniavau su Kairoliu. Kairolis tada irgi tik buvo pradėjęs važiuoti. Tiksliai, vienmečiai. Taip, tai jisai buvo antras, aš trečias. Ir 4 papuolė į finalą iš Pagodos. Tai aš startą laimėjau Pagodos ir ten taip variau, mane apsilenkė Kairolis ir apsilenkė ten toks anglas, kuris laimėjo važiavimą, Kairolis buvo antras. Ir 4 buvo Aigars Bovkovs, Latvis. Tuo metu irgi buvo jis labai didelės žvaigždė Latvijoje ir jis vienas greičiausių tuo metu sportininkų buvo. Tai ir taip patekau į finalą ir finale buvau 21, tai negavau taško. Nuo 20 vietos duoda taškus. Tai buvau 21, tai čia mano buvo debiutas. Tai aš čia galvoju, kad čia buvo arba 2000, ne, su KTM, tai čia 21 metais buvo. Tai pirmas mano MXGP etapas pasaulio. Tai tiek, taip prasidėjo. Ir paskui tais metais ir buvo važiavau į jaunius, man atrodo, pradėjau važiuoti. Žinai, kai klausau dabar tavęs, net nenoriu įsiterpinėti ir nieko, tiesiog klausau ir pats stebiuos. Ta prasme, realiai žiūrint, tai jo, mes, nes irgi vienmečiai, tu realiai su tais visais legendom, tai Karolis ir panašiai gyvenmečiai būdavo, tai realiai įspūdingai. Tuo metu dar, kai važiuodai, tai ir tu pas tą patį, kaip tu Eversą važiuodai ten tas stovyklas, bet tu su juo kartu ir trasoj, tai dar net 2005 metų pasaulio čempionate Airijoje, tai važiavau su Joshua Kupinsu, Ben Townley, Eversas važiavo, tada Freibergas važiavo ir čia buvo gal mano pirmi taškai, aš buvau vieną važiavimą 17 ar 16 ir gavau pirmus savo įskaitinius MX1, aš jau MX1 buvo. Trasoj, tai dar visi tie sportininkai važiavo, su jais dar tekė pavažiuoti. Jeigu ten kalbėtume apie nacijų taures, tas vadinamas, tai su visais ir su Carmichaelu važiavę, ir su Buba važiavę, ir kiti lietuviai, aišku, buvo. Tai seni geri laikai buvo. Kiek tų kartų teko Mix of Nations atstovauti Lietuvą? Net nežinau, tai tikrai važiavau Prancūzijoje Angely pirmas ir paskui antras 2011. Tuomet Belgijoje Namūrė važiavęs, Belgijoje Zolderį važiavęs, Kegumse važiavęs savo paskutinės. Kegumse paskutinės buvo, ne? Jo, čia buvo... Atsimenu, šitas irgi buvo pats. 14 gal? Jo, atsimenu. Tai aš jau net nevažiavau motokroso ir tiesiog čia tokia avantūra gal tarkim buvo, kad ir ten labai tokių trumpų pasiruošimų ten porą mėnesių. Kaip tau ten sekės, aš neprisimenu. Pačios varžybos biški nenusisekė, iki varžybų visai dar neblogai buvo, bet varžybose, kaip paskui ten paaiškėjo biški blogai, ten buvo ne taip sureguliuotas vairas, ne ant tų, ten yra 2 padėtis uždėti, ko nepastebėjom tiesiog. Tai toks buvo labai. Varom, važiuok, nori važiuoti, davai noriu. Bet jūs pateko tada į finalą? Ja, tai ne. Tai tai šis tik porą kartų, man atrodo, Lietuva ar vieną kartą. Gal vieną kartą. Jo, finale tai važiavam, bet tai Arminas tada pradėjo važiuoti
Armino buvo pirmos, man atrodo, nacijos, jisai važiavo 250 su Honda. Neatsimenu, jis tada ir Europą tai sezoną bandė važiuoti, neatsimenu, kaip jam ten sekėsi, bet ten nebuvo kažko labai gero. Ir tada jo buvo pirmos nacijos, Nerijaus Rukštelas buvo, ir man varžybose tai aš kritau kažkaip, žodžiu, tiesiog man nesbesigavo, bet turbūt normalu, kai tu tiesiog nebevažiuoji motokroso. Nes aš 2.11 paskutinį turėjau sezoną kaip motokroso, kaip oficialiai pavadinkim, ir tada nevažinėjau. Ir toksai grįžimas buvo, tai nebuvo taip visai pasiruošta, pavadinkim. Aš žinai, kurios tavo karjeros dalies visai neatsimenu ir nežinau tos istorijos, kaip ten buvo patekta, kaip ten sekės, ir žinau, kad visi žinom tą istoriją, kuom viskas baigės, bet apie Angliją, tugi į Anglijoje važiavai, tave paėmė į komandą į UK atstovauti ir tu dalyvavai ten su ta komanda pačios Anglijos čempionate turbūt ir su ta komanda irgi kažkiek gal plačiau turėjai važiuoti. Gal gali papasakot, kaip apskritai tave pakvietė, kaip tu ten atsidūrė ir jo, mes žinom, kad ten trauma viską. Tai iš esmės jo, turbūt aš manau, kad čia 2.4 tas sezonas, kur gavau ranką, susilaužiau, bet kur važiavau tikrai neblogai. Lietuvoje ir nuo 2.5 sezonui pavyko suvedė su turbūt jau dabar motokrose Lietuvoje žinomas Rolandas Sakauskas, Lituanika, kur mecenatas ir rinktinių ir visko. Tai suvedė mane su juo ir tiesiog pakvietė sportuoti į Londoną, į Britų čempionatą važiuoti, tai pirmieji metai buvo tokie kaip individualiai. Tiesiog, turėjai motociklą, turėjai garažą. Privatier. Jo, privatierius buvau. Ir kad Britų čempionatą važiuot. Ir aš manau, kad tais metais gal buvo mano geriausia forma motokroso, kiek esu turėjęs. 2.5 metų sezonui, 2.6 metų pradžia. Tai aš važiavau Britų čempionatą, pradžioj ten gana sunkiai į 20-uką įtraukdavau pirmus etapus, vėl naujos trasos, nauja specifika, labai tos trasos tokios kitokios. Jau pavadinkim artimesnės yra pasaulio čempionatų, gilios provėžos ten jau nėra, be kalbų, kad ten bus lygi trasa. Ir pradžia tokia vis tiek buvo sunki, bet kantriai visą sezoną važiavai ir jau paskutinį etapą, atsimenu, aš gal ten 7, 8 suvažiavau, tokioj trasoje man jinai labai smagi patiko, Matšams parkas, ten ir pasaulio etapas įvyko gal 2 kartus. Bet prisiminkim, kad tuo metu ten irgi Joshua Kupinsas čempionate važiavo, kokie 5 pasaulio motokroso dalyviai būdavo, tai tikrai tas lygis aukštas buvo ir man neblogai sekėsi. Ir po to sezono, ir tuo pačiu dar 2.5 metais, čia ta Airija buvo, kur gavau pirmus taškus MX1 klasiai. Tuomet tą patį sezoną važiavau MX3 dar klasė, tokia būdų atskirai vykdavo. Važiavau Lomel traso ir Markelo Olandijoje, ten buvau 10-17, tai irgi Lomelį 10? Ne, 17 Lomelį buvau. Markelo man geriau sekėsi 10 buvau, tai ta forma mano tikrai buvo gera. Ir rudenį gavau pasiūlymą iš Pioneer Yamaha, tada taip vadinosi, ta komanda daug kartų keitus pavadinimą, esmė, kad jie Britų komanda, turi ten savo sponsorius ir panašiai ir pasiūlė važiuoti už jos. Bet tas pasiūlė tai buvo tai, kad dar vis tiek su savo biudžetu turėjai. Aišku, aš savo tą biudžetą turėjau iš rėmėjų. Tai aš ten kažkokią ir nepamenu kažkiek ten pavadinkim kišenpinigių gaudavai, kad tiesiog pragyventi ir aš ir gyvenau pas juos tenais, soj fermai, ten tokioj, kur klubas buvo, garažas, tai tu ten tiesiog išeidavai iš savo kambario ir eini į garažą šalia pasikrapštyti, visada galėjai nueiti prie motociklą. Tai jie duodavo duodavo motociklą turbūt, tai visą techninį palaikymą, viską, jo, tai turėjau 4 motociklus, pavadinkim, tai buvo 2 varžybiniai, 2 treniruotiniai sezonui, kaip paskui paaiškėjo visais pasinaudoti nespėjau, tai iš esmės, jo, tai viską turėjai suportą, tu į varžybas įvažiuodai su fūra, buvo šefas komandos, kas jau ta prasme, jau buvo lygis. Jau nuo tos čigoniškos palapinės praėjus iš tikrųjų ne tiek ir daug, tik 5 metam jau pasikeitė situacija gerokai kardinaliai. Ir pirmos varžybos tam pačiam Matšam parke buvo ne Britų čempionatas, buvo toks kaip būtų Lietuvos taurė, antro levelio čempionatas, kur važiuodavo šiek tiek gal silpnesni visi sportininkai, bet važiuodavo ir tuo pačiu tie patys sportininkai. Tai buvo nesveikai šlapė, prilyta ir,
mano toks, pavadinkim save, gal laikiau, kad aš esu top 10, tenais turėčiau plius minus būti. Ir kai būna šlapia, žinom, kas yra labai svarbu. Tai aš laimiu startą ir varau, nesidarydamas atgal. Ir laukiu, kada mane pradės lenkti vėl. Kaip niekas nelenkia. Aš susikrovau apie 40 sekundžių atrivą nuo antro ir jau viskas. Aš laimiuosi pirmą kartą etapą, ne etapą važiavimą. Ir likus 2 ratams iki finišus, tiesiog visada važiavau vienom ten savo linijom, kurios, bet taip supras, kad trasa beveik visa po vandeniu yra, purve, tiesiog tu plauki visur. Ir buvo ratinis sportininkas, kurį lenkiau kita vėža ir ten jinai buvo gili ir aš tiesiog įstrigau joj. Mocas įstrigo, nes ant tiek ten šlapia ir lindo, kaip paskui paaiškėjo, į tarp disko stabdžių priekinio akmuo. Ir tiesiog į suportą, o tas viskas yra po vandeniu ir tu nematai. Ir aš užstrigau ir aš iškrapštė manęs, gal aš baigiau 14, tiesiog visą ratą prastojau, mane ratu net lyderis aplinkė, kur aš jau ten buvau lenkęs visas. Ir taip nelaimėjau, nors labai jau buvo čia arti tas pasiekimas. Antrą važiavimą neatsimenu, 7-5 gal buvau, bet tas impulsas buvo geras, nes ten komanda, pirmos varžybos sezono naujoje komandoje, ten bosas visi patenkinti, jau supranta, kad čia tiesiog nepasisekė, bet kad buvo greitis viskas ten ir atėjo ten toks David Torpas, ten keliskart pasaulio čempionas motokroso, irgi ten sakė, I like your style. Kaip važiavau, nes aš toks tiesiog, kas mane atsimena, kad aš toks labai iš šono atrodo, kad negreit važiuoji, nes ant motociklo daug nejudu, ten toksai ramiai ir taip toliau. Tai ko šlapioj trasoje reikia, tavo neagresyviai važiuoti. Ir ten taip toliau. Tai tuomet buvo pirmas etapas po kelių savaičių, pirmas Britų etapas. Ir vėl viskas kaip ir viskas fainai, tik tai, kad prastas startas. Tada daug lenkimų ir vienoje tiesiog pilnuėjai ir prieki sportininkas, nes ten tokios provežos, visur labai provežos būdavo trasose, jisai kažkokią klaidą padarė ir tiesiog užsistabdė ir aš nespėjau sureaguoti, tiesiai trenkiausi į. Tai mano atsiminimas, kad aš ten suku ant tiesiosios, sekundę artėjau į mikrofoną, o kaip į mikrofoną, taip į sportininką ir viskas, aš buvau be sąmonės. Stipriai kritau, man atrodė, kad aš ten guliu ant žemės gal 10 minučių, kol ten paims, bet aš ten apie porą valandų pragulėjau, nes man nugaras skaudėjo, manęs bijojo judinti mane, kad nepažeis kažko, laukia specialių medikų tenais kažkokių ir panašiai. Ir aš tada ligoninėj savaitę pragulėjau Oksfordo. Ir tiesiog darė stuburo nuotrauką, sako, lūžęs stuburas, paskui tenais darė tą kitokį magnetą, kad ten lyg nelūžęs, bet ten kažkokios lyg senos traumos, tarpdiskė atrodė kaip ten, žodžiu, nugaros trauma. Pagulėjau, atsigavau, išlipau iš tos lovos po kelių dienų, nes kelias dienas net neleido stotis. Ir sezonas aišku baigtas. Nori namo, nes Anglijoje vis tiek ten nebuvo tas tokia socialinės veiklos visai neturėjau. Būdavo trasa, garažas ir viskas. Draugų šeimos nieko. Tėvukas mano buvo, nes jis mechanikavo man. Okay. Tai bet vis tiek, draugai, tas anas, norėjau grįžti namo, kuo greičiau, grįžau namo, tada susiradau čionais gydytojus, pasižiūrėjo ir sako, tau karjera baigta, nes tu tiesiog nebegali sportuoti, sportuosi sėsi neįgaliojo vežimėlį. Čia 2006. Ir viskas. Ir aš nustojau sportuoti. Tai metus laiko. Tada nusipirkau Britvą, vadinamą, ir važinėjau su gatviniu motociklu po miestą. Čia mano buvo toks atsistatymas, pavadinkim. Bet tos 2-6 metus pabuvus, žinom visi, kas yra tas motokrosas, sportas, tu pavažiavęs negali išeiti iš to taip lengvai. Aš vėl pradėjau norėti važiuoti ir tiesiog susiradau tokią kliniką, stuburų pavadinkim, kur gydo nugaras, ir pradėjau tenais gydytis. Ir po metų laiko, aš kaip ir jau man daktaras sako, jeigu tu nori, tu gali pabandyti ir važinėtis, nes gana ten atsistatė daug kas, kaip ten kas turėjo atsistatyti. Bet nugaros, ta prasme, pavojus buvo tame daužime, kad pastovi tave gali... Nervą pradėti spaus dar kažką ir panašiai. Tai aš ten gydžiausi, sustiprinau tos raumenynus, ten visą kitą. Ir aš atsigavau ir pradėjau vėl važiuoti. Bet ta tokia pradžia, nebuvo, pavadinkim, sėkminga. Tai aš 2008 metų sezone grįžau į sportus. Tas greitis turbūt plius minus buvo išlikęs, koks ten važiuodai, bet tu po 2 metų pertraukos, vis tiek ne tas pats. Fizinis pasirašymas. Ir aš važiavau Europos čempionatą Ukrainai.
su amžinatilsi Oskaru Agafonovu. Išvažiavam vat kartu su viena mašina. Ir, žodžiu, per treniruotės, per tramplyną išmetė mane skersą ir iš kokių ten 4 metrų tiesiog ant kojų nusileidau. Lūžo koja. Nu, tai čia trumpinant visą sezonas jau baigtas. Išgijau, grįžtų 2009 metai. Naujas Kawasakis, keturtaktis, važiuoju Kegumse. Tada trasa buvo į kitą pusę nei dabar. Ir yra kur tunelis. Prieš tunelio į tą kalną, ten tokia tiesioji būdavo. Ten pilna rankena atsukta, ant tiesiosios sumėto, sutrupa kita koja. Ir tada 2 metai out, nes gana rimta trauma buvo, man ten kelios operacijos buvo ir taip toliau. 2011 grįžtu, net neplanau iš tikrųjų grįžtas, pats Rolandas mane įkalba grįžti į Angliją ir važiuoti vėl, kaip Route 77 komanda tokia buvo, gal atsimenat, kur mane pakeitė Arminas paskui, į tą pačią vietą į Angliją atvažiavo. Tai turėjau irgi 4 motociklus, iš Amerikos 2, viskas labai fainai, bet tu realiai nuo 2006, tai yra 5 metai praleisti. Ir aš grįžtu su tą pačią Hebrą, kur Britai visi važiuoja. Tada jau tu ten top 10 pradėjęs buvai važiuoti. Dabar vos įvažiuoju į 20-tuką. Tiesiog, kad gauti ten įskaitinių taškų, o su tais, kuriais lenktyniavai, jie važiuoja podiumi. Ir tiesiog toks psichologinis, nebuvo labai lengvas laikotarpis. Aš tikrai stengdavausi treniruotėse ir greitis buvo, ir jeigu ten atskirus ratus imtum, tas greitis ten tų pačių, tą pavyksta, bet varžybose to nebepavyksta padaryti. Kažkas neleido, nors ir fiziškai daug ruošiausi ir viskas, ir tiesiog toks sprendimas mano paties buvo priimtas, kad aš nebenoriu važiuoti. Tiesiog ir aš po 2011 sezono, mano dar paskutinės nacijos suvažiuotos buvo Prancūzijoje, tam kart, kur buvo pirmos nacijos toj pačioje trasoje, ir aš gavau, kad aš jau pabaigiau savo nacijų, dar, kaip žinom, dar buvau užbėgęs paskui. Ir 2012 metais aš visai nebesportavau, mečiau motokrosą, mečiau motociklus, tarkim, ir viskas. Buvau civilis gyventojas, bet susipažinau, tada mane paprašė patreniruoti enduristai, Kaune, vienas klubas, sportininkus, ir taip mane įtraukė į endurą ir tą cross country vadinamą. Ir tada jau prasidėjo mano kitas etapas. Bet realiai tas tikras civilis nebuvai, vis tiek baigiai karjerą ir pradėjai treniruoti ir panašiai, tai nuo motociklų niekad nebuvai atsitraukęs ten kažkokių verslų darbų, aš vis nieko nedarydavai. Kaip matom, nepavyko iki šiandien. Jo, tai buvo, eidavau jau dirbti ir ten ir statybose dirbau, ir vienur, ir kitur visko buvo, bet vis tiek supuldavo. Tai tas, man šiaip motokrosas, tai kadangi daug, kaip pasakyt, pat žiūriu ten visokių irgi podcastų, YouTube ir panašiai, tą visą virtuvę daugiau mažiau žinai, gal ten ne iki tokių smulkių detalių, kaip ten kas ruošiasi, ten kontraktai ir panašiai ir taip toliau, tos komandos, visi dylai ir panašiai. Nors dabar kokie tie dylai irgi daug gali sužinoti, kai visas turbūt internetas apie ten Jorge Prado kalba ir kaip ten jam reikės išeiti iš kontrakto ten su Kawasakiu, tai jau net ir apie tuos dalykus, bet pavyzdžiui, Dakaras, tai nežinau, nuoširdžiai, aš pats nežinau, galbūt žiūrovai sakys, ar tu durnas, ko tu nežinai, gal tiek kartų kalbėta, tiek kartų rodyta ir pasakota, bet aš nuoširdžiai tos visos virtuvės nežinau, aš tik tai žinau, kad gautum apskritai teisę startuotose varžybose, prieš tai turi dar susirinkti tam tikrų ten žemesnio lygio varžybų, ten startus, kažkokias tai įskaitas, kad tu apskritai leistų ten važiuoti. Aš kažką tokio esu girdėjęs, bet kaip iki to daini, neįsivaizduoju. Tai 2012, tada prasideda enduro. Tai pirmus metus 2013 buvo, kad aš tiesiog mane įkalbėjo grįžti, kaip sakom, mes jokam kaip Dosafo laikais, gavau rėmą ir susirinkti moto reikėjo, nes buvo tų motociklų ir aš tiesiog ten 350 KTM endurinį susirinkom ir pradėjom važiuoti, tikslas buvo 5 lenktynės, 5 etapai Lietuvoje tikrai nevažiuosiu niekur daugiau, nes aš važiavau tik į varžybas, aš net nelabai treniravausi. Visiškai toks buvo for fun. Tai, bet,
atvažiavęs varžybas aš iškart ten laimėjau. Tiek laimėjau Lietuvoje, tai ir su Baltijos pavadinkim atvažiuodavo Estai Latvijai. Su taip pat lenktyniauti reikėdavo, bet laimėjau. Bet vėlgi, tas turbūt tas instinktas sportininko išlindo ir kitam sezonui aš sakau, aš jau noriu važiuoti normaliai. Treniruotis, važiuoti į Latviją, Estiją. Nu ir jau ten 14 metų aš jau variau visas Baltijos varžybas. Bet enduro ar cross country? Ir tą varydavai. Ir tą. Tai čia disciplinos šiek tiek skiriasi, gal neįsiplėsim apie tai. Tai ir visur kaip ir jau viskas, ir laimėdavau irgi, ir tai pirmas, antras ten ir panašiai, ir Latvija, Estija, ir tu tapai ten čempionų, ir čia buvo toks sezonas 2014, 2015, ten buvo ir į pasaulio varendūrus, Europos nuvažiuodai, ten kažko įspūdingo nepavyko, nes, iš tikrųjų, toj disciplinoje tu esi žalias, čia taip atrodo, bet labai skiriasi, pasiruošimas pačioms varžyboms, ten nuo padangų ir kur ten irgi tų žinių dar nebuvo, nes tiesiog nebuvo poreikio. Dabar viskas aiškiau ir daugiau tų žinių yra. Tai va, bet paskui dar grįžtant prie motokroso, 2016 tą pagavęs azartą, aš nusprendžiau dar čempę sudalyvauti ir Lietuvos motokroso. Ir buvo 3, kodėl? Nes buvo tik 3 etapai. Okay. Ir galvojau, 2016 čia buvo 3 etapai ir galvoju, kodėl ne, aš turėjau, nes buvo ir arena krosai, jeigu atsimeni, čia vyko Lietuvoje. Tai aš turėjau 4 PM mocą, toje arenam krosai pirkti, irgi ten pirmas gilinktinės laimėjau. Ir galvoju, kodėl nesudalyvauti. Tai pirmas etapas buvo Rokiški, Bučas Vytautas, Nerijus Rūkštela, kas ten dar Latviukai atvažiuodo, Šileika, nepamenu, kažkas ten dar daugiau būdavo, Arminas važiavo ir Dovydas, bet Dovydas gal 2 PM važiavo, bet man atrodo vyko kartu. Jo, kaip ir dabar, jungia MX1, MX2 dabar kartu. Tai tas startas buvo toks visai fainas. Tai pirmas etapas Rokiškis, laimėjau, ten tada buvau pirmas, bet jeigu atsimenat, kad ten toks dauderys, teisėjas buvo, pirmus 6 visus nubraukė už geltonas vėliavos šuolį, trampliną, ir aš buvau tik 7 pirmą važiavimą, ten ir visi, kas buvo antras, buvo 8, visus nubaudė, pavadinkim, nors ten ne visi sutikom su to, ten vos ne iki muštynių buvo, atsimenu, aš pats ne, bet ten buvo, kai nuo tėvai ėjo aiškintis. Tai bet kuriuo atveju aš laimėjau tas varžybas, antras buvo, man atrodo, gal net Karolis Peleckis, kuris nešoko per geltoną vėliavą, ir tada gal Vytas buvo 3. Tada buvo antras etapas Pakruojai, buvo žiauriai šlapia. Ir man tada amortizatoriai neveikė, ten kažkas buvo, kažkoks brokas, nežinau, žodžiu, neveikė labai prastai amortizatoriai, aš buvau gal 3 ar 2, laimėjo Arminas. Dovydas, man atrodo, mane net gal aplenkė su 2 PM antrą važiavimą, bet ne, tai Arminas laimėjo, Vytautas 2 buvo, aš buvau 3. Ir dabar mūsų 2 etapai praėjo, mūsų skiria 1 taškas, ar aš pirmavau, ar jis pirmavo 1 tašku, aš neatsimenu, ir liko paskutinis etapas Plungė. Ir likus gal 4 dienom, iki Plungės mane gatvėj mieste prie Akropolio nutrenkė su mašina, aš su motociklu važiavau. Ir man trūko peties raiščiai, koja ten patempta, nubalnotas visas, mano sezonas baigėsi. Tai vat, norėjau motokrosą dar čempionų tapt, kas visai realu buvo, nes kaip paskui paaiškėjo, Bučui labai sunkiai sekėsi Plungė ir jis ten labai prastai suvažiavo, tai turbūt būtų pavykę aplenkti, nes mes ten taip kovodom, kaip sakyt. Ir man tai baigėsi sezonas, tai vat, tiek mano su motokrosu čia galutinai baigėsi, kaip šiai dienai. Neturiu, o enduras paskui tęsiasi ir galiausiai va tas, kas 13, 14, 15, 16 sezono nebuvo, 17 dar važiavau ir man, po 16 po traumos aš kaip ir baigiau ir nebesportavau. Ir tuo metu susipažinau su dabartinė žmona. Ir mes ten, aišku, smagiai laiką leidom, tas ir tas, aš nesportavau tuo metu. Ir jinai sako, tai tu čia toks sportininkas, kažkaip tai gal į varžybas kokias važiuojam. Lenktynininkas. Jo, lenktynininkas, bet, tai nemačiau. Kaip McGregoras, ne, kovotojas, kuris nekovoja, ne. Tai va, tai ir sako, gal važiuojam kokias lenktynės, okei, tai pasiskolinau už draugo motociklą, nuvažiavom į Latviją, į enduro čempionatą. Ir aš paskolinau 2 PM, šiaip važiuodavau su 3 PM arba 4 PM, 2 PM. Ir tose varžybose aš ten laimėjau lietuvišką, gal ir latvišką įskaitą, iš karto taip nevažiavęs, bet treniruočiau, bet... Čia crazy. Jo, bet esmė, kad buvo tose lenktynėse Balys Bardauskas.
Ir žmona, žinai, sakau, vaisai važiuoja Dakare. Buvęs. Ir ten tas Dakaras jau buvo labai pradėjęs populiarėti Lietuvoje, tiesiog jau apie jį daug kalbėjau, bet, nu, ne motociklininkų tarpe, bet automobilistus. Ir jisai sako, o, nu, Balys nebuvo, jisai ten labai jau kietas enduristas. Ir aš ten, nu, važiuoju už jį gerokai stipriau ir žmona sako, tai jeigu jisai važiuoja Dakarą, važiuok, tai kodėl tu nevažiuoji? Nu, nes važiuoji tai daug geriau. Ir tada, sakau, tai čia neįmanoma, nu, tai ne tai, kad neįmanoma, reikia daug pinigų, didelis biudžetas ir taip toliau. Nu, tai sako, tai bet ar tu nori važiuoti? Nu, tai sakau, norėčiau, nu, tai darom, kad važiuotų. Esmė, pradedam kažką daryti, kad ten atsidurt. Tai vat, tada ir užgimė ta tokia idėja. Emilija, ne vardas? Taip. Tai Emilijai reikia dėkoti. Taip, tai aš ne kartą tą sakęs, kad čia, nu, jos iniciatyva viskas prasidėjo, tai va tais čia buvo 2017 metai, tuomet per žiemą tų daug visokių kalbų, namų darbų ir 2018 pavasarį aš išvažiavau pirmą savo ralį į Maroką. Tada buvo taip, kad tas varžybas sudalyvausi, pasieki finišą, neprisirenki jokių baudų, nes toks yra reikalavimas, tu gauni teisę dalyvauti Dakare. Aš išvažiavau į tas varžybas pirmą kartą, su kelio knyga nebuvau važiavęs, nebuvau jos matęs, su tais prietaisais visais tik tai teorinių žinių pasižiūrėjau, kaip jie veikia. Išsinomavau motociklą iš komandos ten Anglui, atvežė viską ten, atskridom tiesiog su apranga. Ir atsimenu, komandą savo einu per tą bivaką vadinamą, žiūriu, motociklai stovi tos komandos pavadinimas ir toksai daug motociklų ir toks vienas labai baisus motociklas. Ir galvoju, tikiuosi, ne mano tas bus. Jisai buvo mano. Jisai buvo mano, endurinis, neralinis, paruoštas raliui, dideli bakai ten sudėti ir taip toliau. Nu ir ką, jis ten tikrai labai prastas motociklas buvo. Bet visas tas buvo, kad pirma diena tokia buvo kaip mokomoji treniruočių. Ten pravažiavau. Kaip šiai akimirkai aš suprantu, tai aš visai nieko nesupratau. Ir pirma diena ralio, išvažiuoju, pirmas greičio ruožas tokios 2 kilpos, po ten 150 gal kilometrų. Pravažiuoju. 2 kilpos, aš jau įsivaizduoju, kokios čia tos kilpytės. Nu, bet esmė, kad jos tokios šalia, čia tą norėjau akcentuoti, jos tokios šalia praeinančios. Ir pirmo tos kilpos į pabaigą pasiklystų. Ten su keliais pasiklystam, pasukiojam ir žiūriu, sportininkas matytas, vienas lekia. Galvoju, jisai tai žino, kaip kur važiuoti, nes jis jau čia patyręs ir aš paskui jį. Ir važiuoju, tą roadbooką bandau supras, kur čia esu, kur čia atsirinkti tą vietą. Niekas man ten nesigauna, bet pagal kilometražą nuvažiuoti aš suprantu, kad jau turėjo būti kuro pilimo zona ir tada važiuoti į antrą. Bet jos jau prieš 30 km jį turėjo būti. Ir varau, nu ir aišku, man kūras baigėsi, o pasirodo, jis jau buvo kūrą užsipylęs ir išvarė antrą kilpą, o aš taip ir nedavažiavau tenais, pavadinkim. Ir aš stoviu dykumoj, kūras baigėsi, pirmos varžybos, draugų ten neturiu, pažįstamų sportininkų, ką pastabdau, nieks nieko net ten, nei kalbas neina, kad kūro duot. Matau ten kokie puskelis varo bagiai, jie suka dar tą pirmą kilpą. Gerai, stumiuosi moca link tenais. Nusistumiu tą motociklą, stabdau bagius, sustoja, nu, kaip dabar aš suprantu, tai iš to bagio tai niekaip to kūro net fiziškai neįmanoma paimti. Nu, aš tada nežinau, didesnis gal turi benzino. Neįmanoma ten paimti, dabar tą suprantu kūro. Ir tiesiog viskas, man ten tik vandens davė, nes jau man ten baiginėjosi atsigert ir viskas. Nu ką, tada pasisuku, ten jau suprantu, iš kur atvažiuoja, ta kūro pilimo zona kažkur į tą pusę, tolumoje kažkas ten miražas, kažkoks yra kaimelis, tai bus tenais, reikia stumtis. Stumiuosi, čia viską greit trumpinant, labai ten porą kilų, nežinau, ten valandą, 2 gal stumiu, nežinau, per tą, ten padėkim nuo to, kad tai neįsivaizduotų, kad temperatūros tai daug buvo, bet tai nebuvo kopos, nes per kopas tu nebūtum pasitinti. Tai buvo dykuma, toksai įsivaizdavimas, kad kaip žiemą būni per sniegą eini ir kai jis laiko tave ir lūžta. Aha. Tai va toks buvo smėlis. Kai kartais eini paviršių, o kartais įlūžta ir tas dulkės papačia. Toks sunkiau biškai įsistumturi. Tai stumiausi ir pavėmiau aš tenais, nes jau sunku buvo. Ir po šešėlio jokio nėra, po mocų biškai galvą pakiši, kad šešėlio, aš jau ten išsirengęs. Ir stumiausi, atsistūmiau iki to kaimelio, kur galvau, kad kažkas bus, ten tiesiog apleisti griuvėsiai, ten nieko nėra. Čia buvo po poros valandų stumimo, apie porą kilometrų. Kur galvoji, kad ten bus kūro zona, ten taip, ten nieko nėra. Nu tada vėl matau lyg tolumoje kažką gerai, bandau dar stumtis.
Ir stūmiausi ir prisistūmiau tiesiog vandens kanalą tokį, kur jau, fiziškai nebeįmanoma jo prastumti. Ir viskas. Ir mes turim ten tos pagalbos mygtukus, įsikviesi pagalbą, tavęs atskris, paims tavęs su motociklu, bet ralis tau bus baigtas. Ir pirmos mintis, tu atvažiavai iškovoti kelialapį į Dakarą, tu čia esi sportininkas kažkoks kietas ir tavo pinigų išleista, kurie ten buvo sunkiai surinkti, kad ten išvažiuot, nes tai daug kainuoja vis tiek. Ir tos mintis tokios, tai ką čia viskas jau? Čia mano toks Dakaras, prasidėjo į Dakarą kelionę. Ir ten tose savo mintyse, aišku, aš tam kanalę įsimaudžiau, apsiprausiau, biškai atsigavau, bet jau viskas, jau turbūt beveik buvau pasidavęs. Ir kita pusė varo motociklas, beduinas, kita kanalo pusė, žinai. Ir jau pagyvenęs vyriškis, aš jį stabdau, jis aišku arabiškai, prancūziškai, aš nei taip, bet suprato, ko man reikia. Tai mes jo motociklą per tą kanalą perkeliam, nes jis lengvesnis, toks mopedas. Perkeliam tada, kur yra grinai ta tokia pompa, pompuot, mums žinoma, tokia senovinė. Iš tos pompos kaip tarą, pasidarėm šlangutę iš jo, ištraukėm porą pompų, įsipylėm į mano mocą, sakau, jo, kur yra Merzuga, tas miestas, kurio man reikia, parodė kryptį. Tai aš kokius 3 litrus įsipylė ir sako netoli, supratau, kad netoli. Da važiuosi. Jau įsipylėm porą tų litrų, tada jau su kūru tą kanalą ten susiradau tokį pakilimą, peršokau tiesiog, nes jau galima buvo su važiuojančiu motociklu ir ten suradau tą kūro pilimo zoną. Aišku, jau buvo vėlu, manęs į antrą dieną neišleido. Į antrą ratą neišleido, nes jau ten buvo pradės ir pavojinga, ten tiesiog sustabdė ir, žinai, į varžybas atvažiavus buvo tikslas, kad tu turi finišuoti ir neprisirinkti baudų. Aš pirmą dieną jau nefinišuotas stage'as mano, jau baudos, jau viskas kaip ir planas irgi krenta, bet kitą dieną gali startuoti. Tai tuomet aš ten jau pas teisėjų, sakiau, kad čia va taip, jis ten sako, tu relax, laukiam finišo. Ir tiesiog tuo metu ten tose varžybose būna toks, pavadinkim, mentorius tų varžybų, kuris stebi sportininkus, ypač čia, kurie pažymėjo, kad tai yra jų tikslas į Dakarą važiuoti. Ir po visų tų dienų man ten jau likusi laiką neblogai sekėsi, viskas pravažiavau. Finiše jisai man sako, see you in Dakar. Tai supratau, kad mane paprūvins. Nes, įgūdžiai buvo geri, ten biški, niuansų buvo pradžio. Su knygas. Jo, tai ir taip pat gavau tą išsvajotą kvietimą, pavadinkim. Ir tuomet prasidėjo kitas etapas, vėl sunkesnis surinkti tą biudžetą, bet taip pat išvažiavau pirmą Dakarą. Tai mano pirmas Dakaras buvo 2019 metais, dar Pietų Amerikoje paskutinis. Ir tenais. Jo, ten Čilė, Argentina. Peru, tai buvo tuomet tik Peru, paskutinis buvo viena valstybė, tai ten buvo tikrai neįsiplečiant labai sunku viskas, bet kaip žinom, viskas visur neblogai sekėsi. Jo, aš visą laiką, kaip pasakyti, gal nepatogus visada šitie klausimai, bet man visą laiką skaičiukai yra įdomu. Aš toks senas, kaip sakyt, pardavėjas, čigonas, tai man visą laiką įdomu, nes aš tą istoriją ir tą faktą, kad tu kaip raideris būdamas, iš esmės, jeigu turi sumą ten X, gali kažkam duoti, netgi į Dakarą, kiek žinau, gali tau ir mašiną atvežti, ir motociklą atvežti, tiesiog kaip žmogus, kaip raideris turi būti tam pasiruošęs. Jei nepaslaptis, kiek tavo tas griuvena motocikliukas, kur tu sakai, kur čia šitas mano, kiek Aš labai tiksliai nepamenu, bet gal... Tiksliai gal ir nereikia. Tai nebuvo didelė, nes tai buvo, pavadinkim, nuo ko susidaro sumos. Tai susidaro nuo varžybų kalibro. Komandoms, kad komanda, kaip supras, kaip tas veikia. Tai kad komanda ten būtų, jinai turi ten turėti, pavyzdžiui, sunkvežimį, lengvą mašiną, mechanikų žmonės ir panašiai. Tai varžybose tu už šitus dalykus moki organizatorius. Tai ten mechanikas, pavyzdžiui, jeigu taip pasakyti Dakare, šiai dienai kainuoja 10 500 organizatoriai. Tada automobilis ten 5 000, ten jeigu fūra 10 000, kemperis 11 000. Žodžiu, kad tave vežtų. Jo, ir kai tu kaip ateini kaip klientas, tai tu tiek tų klientų surenka, kad tuos kaštus padengi ir tada dar uždirba komanda nuo tavęs. Jo. Tai tokios kaip tos pirmos varžybos, jos nebuvo tokios labai brangios, nei ten technikai, nei ten žmonėms ir panašiai. Aš bijau sumeluoti, bet kažkas tarp 7-8 gal tūkstančių eurų kainavo motociklas, tada kainavo man startinis, ten apie porą gal tūkstančių
lėktuvo bilietai, jeigu aš gerai tai pamenu, apie 15 gal tūkstančių buvo varžybų tas biudžetas va tų pirmų, tai čia buvo labai dideli pinigai tuomet ir dabar tai yra dideli pinigai, bet tuo masteliu tuomet vis tiek dar čia buvo 7-8 metai atgal, tai buvo labai dideli pinigai. Tas pats yra Dakare, kaip sakau, tai tavęs turi būti automobilis. Automobilėje minimum pagal taisyklės sėdi 2 žmonės. Tai yra 2 assistants žmonės, tai mechanikai taip supaprastintai ir už juos tu turi mokėti va tą sumą. Tai jeigu tu nori turėti sprinterį Dakare, va dabar aš esu vienas važiuotojas, važiuoju Dakare pats savo, turi sprinterį ar ten kažkokį, žinai, turi 2 žmonės, tai jau čia yra 28 tūkstančiai, tavo startinis 20-48 tūkstančiai. 20 tūkstančių startinis į Dakarą. Motociklui. Tada tavo lėktuvo bilietai, tada tavo atsarginės dalis, tai va taip ir skaičiuojam, iš ko susideda tie biudžetai. Tada tu nori, kad tave pafotkintų, pafilmuotų, nes reikia atiduoti rėmėjams duoklę. Tai medija žmonės visi taip pat, 2 medija žmonės ir automobiliukas 11 tūkstančių eurų kainuoja. Tenais būtų, tada kiekvienam žmogui, mechanikui, medija ir taip toliau yra algos. Taip, dar kažkas ten gali surasti žmogų, kuris nori tik pabūti ant Dakare ir uždyką galbūt tą daryti. Yra ir dar įmanoma, bet tu vis tiek gerbi žmogaus darbą ir taip toliau tu iš jo reikalauji kažko, tai algos yra. Tai va, čia ir susideda tas biudžetas ir va tie mokesčiai organizatoriai yra didžioji liūto dalis. Jeigu kalbam, tai tada, ar tu ir ta motociklą savo turim, tai tavo motociklas kokią naują nori, apie 40 tūkstančių su visko gaunasi, tada aprangos, šalmai, airbagai visokie, visur 1000. O pavyzdžiui, jeigu tu esi, tarkim, factory racing, kaip, ten KTM ar panašiai, jie turi savo tą fūrą, tai jie jau tada nebeima iš organizatorių, jie tada turi savo atskirą fūrą, taip gauna. Ne, tai tu neimi iš organizatorių. Tu turi savo turėti. Savo turi ir tu moki tiesiog, kad tu ją įsivaryt galėtum į vidų mokesčius. Tai viską turi savo turėti, tai va, tai jeigu tu neturi savo dalykų, galbūt jei tai yra kaip vienkartinis projektas, gal tau geriau tiesiog išsinuomoti vietą, va, kaip aš dariau tose varžybose. Dakare, Nerimantas taip pat važiavo. Daugiau visi mano mokiniai, tai mes patys viską organizuojamės, jau vis tiek tos patirties yra ir visus niuansus žinom, tai viską patys tą daromės. Tai kainuoja individualiai kartais, jeigu ten yra geresnis sportininkas, galbūt nuolaidą padaro, nes tai yra prestižas turėti savo toj, pavadinkim, komandai stipresnį sportininką. Jeigu tu esi tiesiog paprastas mėgėjas ir niekam neįdomus, tai plius minus va tokios Dakaras yra apie 80 tūkstančių, plus tavo biletai ir licenzija. Ką tu atsakingas, visa kitas, čia įeina startinis, motociklas, kūras, detalės ir taip toliau. Tai va tokie čia būnant motociklistų. O jeigu jau kalbam apie bagius automobilius, tai iškart ant kart 3, kart 5 viskas. Kuo daugiau ratų, tuo daugiau nulių prisideda. Taip. Jo, kartu. Pirmi metai Peru ir tada buvo... Kelintais metais buvo Zigmo ten tavo, tas motocikliukas, apie kurį kalbėjom. Peru, Lituanika, tas pats Rolandas buvo pagrindinis rėmėjas, motociklą padėjo įsigyti ir dar ten prisidėjo, kaip sakyt, tai buvo toks geltonas salotinis mano motociklas. Tuomet 2 metai mano pirmi Saudo Arabijai buvo Zigmas jau. Jo, buvo balto mėlyno. Taip, tai pirmi metai buvo toksai mėlynas, tikras Zigmas, tas toksai originalus ir buvau dar ne Malė Moto čia, kai važiavau. Aš apie Malė Moto norėjau paklausti. Ir tada 3 metai buvo vėl tas pats dar Zigmas, mes su Zigmu buvom 2 metus. Pagrindinis rėmėjas, tai buvo Zigmas ir jisai tada dar tokios šviesiai mėlynos spalvos gavo, Sivydai, reklamą dar kartą. Tai va, tai buvo ir Malė Moto tada dalyvavau, nusprendžiau dalyvauti. Bet nebuvo pertraukos nuo bendros įskaitos sekančiais buvo? Čia visą laiką buvo iš eilės, aš iš eilės 4 metus dalyvavau su motociklu. Tai pirmi 2 buvo su komanda, antri 2 kartai buvo tai Malė Moto vienišių kategorijai. Jo, o tu... Pirmais ar antrais Malė Moto laimėjai? Tu laimėjai, abudu laimėjai Malė Moto. Abudu. Tai aš pirmus metus buvau 24 Peru
antrus metus buvau 30, čia bendro įskaita. Tuomet 3 metus važiavau Male Moto, bet bendra įskaita visada jinai yra. Nu, ta prasme, čia normalu yra. Tai aš buvau 21 bendro įskaitoje, netgi pagerinau ir laimėjau Male Moto. Ir antrus metus, 4 metai čia buvo, laimėjau vėl Male Moto įskaitą ir buvau 28 gal bendro įskaitoje. Aš manau, kad tiem, kas žiūri, nereikia turbūt paaiškinti, kas yra Male Moto. Nu, tikriausiai jo. Tai ir tuomet man paskutiniais metais, kai važiavau, antrą dalį man jau labai pradėjo skaudėti tiesiog koją. Aš pait nebegalėjau. Atsimenu, 6 dieną baigiau, prieš laisvą dieną aš sustojau ir negaliu nuo mocijų nulipti. Tiesiog, tu nori lipti, nekyla koja. Ir man labai skaudėjo tiesiog klubus koja ir likusių tą ralį užbaigiau su vaistais. Ten tiesiog kiekvieną dieną prieš miegą, ryte, refuelingę, visur gėriau nuo skausmo vaistus. Ir dėl to tas antroji pusė tempas krito, bet pirma pusė labai stipri buvo. Valandą buvau susikrovęs atotrukį ir pavyko jį išlaikyti, jis nukrito gal iki 20 minučių tik tai. Tik tai atrodo, nedaug, bet kai tu ten, žinai, tokio mastelį, tai visai jau, tiksliau atrodo daug, bet yra nedaug. Ir pavyko išlaikyti, bet grįžęs, jau iškart pas gydytojus, kas čia ir kaip, tai tiesiog man klubo sąnariai abu yra sudilę ir juos reikia keisti. Ir aš jau tuo metu planau, kad aš jau darysiu operacijas, bet po šiai dienai dar nesu pasidaręs, kažkaip tą krūvį ir aš nustojau, dėl to nebevažiavau nei nustojau endūros, čia važiuoti Lietuvoje ir taip toliau. Tiesiog reikėjo poilsio mano kūnui klubams. Ir aš taip ir praleidau. Praleidau sekantį Dakarą, tuomet sekantį išvažiavau su bagiu, išvažiavom, tada šitą vėl emocijas grįžau, vėl klubai kaip ir veikia, ne tai kad veikia, dabar aš dozuoju tą krūvį ir man dar su to vis galiu gyventi. Tu dabar CF Moto važiavai, tai tu jau buvai kaip komandinis. Ne CF Moto, Hoto. Tai čia skirti, čia konkurentai. Konkurentai, atsiprašau labai. Jo, čia jie auga kaip nauja kompanija, kad jų yra, jiems, taip atrodo, kad CF Moto yra pagrindinis konkurentas, nes CF Moto, dabar jau gana plačiai jie įlindę visur. Bet Mocų jie neturi ralinių, CF Moto neturi Mocų. Tai aš buvau su jais susipažinęs prieš 2 metus Kinijoje lenktynėse buvau, mane buvo, pavadinkim, pasamdė tiesiog lenktynėms, ten važiavom ir ta pati čionais komanda pradėjo savo naują brandą gaminti ir panašiai ir vėl mane pakvietė atstovauti juos. Bet čia viskas įvyko labai greitai ir paskutinę minutę ir aš tiesiog tik spalio gale sužinau, kad važiuosiu. Jo. Pasirašymo irgi, aišku. Ir buvo labai trumpas pasiruošimas, ta prasme, aš jo beveik neturėjau. Aišku, aš gyvenau Dubajui buvau, tai taip natūraliai tos dykumos viskas sąlygos kaip ir buvo, bet vėlgi tu ir darbą turi, kaip sakyti, neturi viso laiko savo ir kartais ten jau po tų darbinių treniruočių ir panašiai, tu esi pavargęs ir tu toks savo treniruotės ir nebedarai. Tai tas toksai jausmas ant motociklo, visa kita, tie įgūdžiai kažkokie jie yra, bet labiausiai trūko tai to fizinio pasirinkimo, nes labai trumpas laikas buvo. Aš ten aišku dariau, ką reikėjo daryti, bet nebuvau taip gerai pasiruošęs, kaip būdavau iki to. Ir kaip įprastai būdavo, kad aš atvažiuoju, puikiai jaučiuosi, tai aš dabar atvažiavau ir pirmą savaitę aš nepavadinčiau to agonija, bet buvo labai sunku ir mano kūnui fiziškai. Aš tą kaip ir greitai viskas irgi nebuvo. Pirmas 3 dienos, 4 toks neradau savo ritmo, ne tai, kad neradai, tiesiog nesigauna tau baisulė, tu nenori rizikuoti, kūnas nuvargęs, viskas skauda ten jau po, žinai, ir rankos, ta prasme, tu visas, žinai, toksai labai pavargęs jautiesi ir nieko gero. Ir tuomet, man atrodo, 6 dieną, prieš pat poilsio dieną, tai tiesiog kažkas atrodo, buvau įsijungęs eko režimą. Žinai, įsijungiau sportą. Taip pat pasijaučiau, iš ryto išvažiavau ir tiesiog buvo labai gal tokios smėlėtos, greitos trasos, man lipo ir aš tiesiog vieną po kito varžovus lenkiau, viršų lipt. Fiziškai lenkia, aišku, laikėtų lenki daugiau. Ir tiesiog atsidarė. Ir aš atsigavau, tas pirminis šokas mano kūnui praėjo. Aš pradėjau jaustis, kad aš jau nebepavargęs, kad greitis atsirado, spaus pradėjau, grįžau į tą tokį aplink save tie sportininkai, su kuriais ir važiuodavau seniau iki traumos, kito prieš porą metų atgal, su jais ir man jau nebebuvo per greitai, aš jaučiausi gerai, komfortiškai, nes tu niekada nevažiuoji Dakare 100%, tu negali važiuoti, tai tau pasibaigs iškart kritimų ir
ir viskas, žinai, baigsis ralis, tu turi labai dozuoti, nes tai yra ilgos lenktynės, tu per dieną po 6-7 valandas ten spaudi, žinai, ir panašiai, nu, tu fiziškai negali išvažiuoti 100% visą laiką. Ir taip gausi, kad aš tikrai labai gerai pasijaučiau, mano greitis grįžo ir aš pradėjau spausti, tai pavadinkim, ir pradėjau mėgautis tuo. Ir tiesiog žiauriai faina buvo. Labiausiai dėl to, kodėl buvo faina žiauriai, nes neskau, kad prieš tai būdavo ne faina, bet aš išvažiavau be jokių įsipareigojimų niekam, aš neturėjau jokių, pavadinkim, partnerių, nes man jų nereikėjo. Aš važiavau už komandą, atstovavau, gavau dar už tai algą, kad ten važiuoju. Tai... Čia yra žavesys būti turbūt komandai, kad kaip sakyt. Taip, tai tu važiuoji ir viskuo kitu pasirūpinti. Jo, man nereikėjo. Kažkiek ten reikėjo rūpintis dėl to, kad komanda treniruotės darė Dubajuje, aš buvau Dubajuje, tai natūraliai padėjau tam tikrus dalykus atlikti, bet, vis tiek nereikėjo galvoti, žinai, iš kur detalių paimti, ten kažko, tik pasakiau viską, ko man reikės varžybom, viską tą gavau. Mano sportininkai buvo Dakare, su kuriais aš jiems daviau dėmesio ir galėjau duoti dėmesio, nes man ten nereikėjo. Tuos, kuriuos treniruoju. Taip, rūpintis, tai mes kartu visada būdavom, šalia komandos stodavom ir panašiai, tai viskas buvo žiauriai gerai. Motociklas be abejo turėjo niuansų, nes jis surinktas buvo tik tai šviežiai visiškai. Čia palauk, tau buvo ta problema, kur ten kažkaip važiuoklė sukrito? Taip, tai man tiesiog priekinė šakė sprogo viduriai ir man sukrito. Ir aš vieną dieną 280 km be priekinės šakės tiesiog ant rato ir ant vairo finišavau. Tai va šitas mano gal bendrą rezultatą sugadino, nes prarasta buvo nemažai valandų. Bet kitą dieną padariau savo geriausią pasiekimą stage'o, greičio ruožo laimėjime, taip kaip sakyt, supykęs turbūt. Laimėjai visas... Nelaimėjau, buvau 7. Tai čia prieš tai buvau aukščiausiai buvęs 18. Okay. Tai 7, ta prasme, čia su visais gamykliniais lenktyniaujančia kosmos. Tai va, tai šį Dakarą buvau greičiausiai ir 7, ir antras buvo 15, buvau paskutinį greičio ruožą ir džiugino tas, tu vis tiek tas pozicijos tau kažką sako, bet dar tu žiūri visada atsilikimo nuo lyderių, kiek tu atsilieki, nes tau tas aktualu biškai irgi ten, žinai, vieta gali būti, jeigu ten konkurencijos nėra, daug iškrito ta kaip ir aukšta, bet, žinai, jeigu ten atsilikimai dideli. Tai tie atsilikimai mažėjo ir kai buvau kad ir 15 paskutinę dieną, ten buvo trumpas stage'as, gal 70 km, bet tik 3 minutės nuo lyderio buvo, tai ten labai labai tankiai buvo. Tai tas džiugina, kad, to parako dar yra, dar vis, kur jau save, gal net iš save toks kažkiek buvau nurašęs. Dar toks durnas klausimas, Hoto, ne, Hoto. Jie tais metais, kai tu važiavai už juos, jie dar turėjo kažką kitą raiderį. 3 raideriai buvo. Ir kelintas tu buvai, nes dažniausiai, kaip ten sako, lenktynininkai turi 2 užduotis. Pirmą užduotį laimėti, antrą užduotį aplenkti savo komandos draugą. Tai... Matai, mes buvo tikslas kaip komanda, kad 3 motociklai būtų finišė. Čia komandos buvo pagrindinis tikslas. Okay. Man buvo iškeltais tikslai, kad maždaug, kad aš, ar manęs klausė, ar tu būsi 30-uke gali finišuoti. Sakiau, taip galiu. Ir aš būčiau buvęs 25, jeigu ne tas gedimas. Su gedimu likau 32. Tiesiog, nes prarasta daug valandų buvo. Kitas komandos kolega finišavo 28, prancūzas bendroje įskaitoje. Jisai pirmą dalį buvo greitesnis už mane, antrą dalį aš jau jį ten lenkiau. Ir trečias... Iš agonijos atsigavai. Jo, o trečias buvo Kinijos sportininkas, jau, kaip sakyti, jau turi būti toksai komandai. Taip. Tai jisai finišavo 40 gal pirmas. Ar kažkas panašaus. Galutiniai. Tai bet irgi ten jie turėjo gedimų, viens kitam prancūzas ir kinas partempė mocą vieną dieną, nes variklis ar kažkas ten sugedo ar žvaigždė, neatsimenu. Tai esmė, kad tikslas šiaip buvo komandinis, tai nebuvo mūsų komandoje lenktyniau tarpusavį. Tai visi buvo, kad tik tai finišuotų visi 3 motociklai, ką ir padarėm. Ir mano tas pats, kai šakės sulūžo ir aš supratau, kad čia šiandien jau bus reikalų. Bet lygiai taip pat ir dėl savęs aš norėjau, kad aš finišuočiau ir dėl komandos, kad mocas būtų tikras. Nes tu gali, pavyzdžiui, finišuoti tą Dakarą, pavadinkim, tą dieną nusiemi, bet paskui kitą dieną startuoji, finišuoji, bet tai nesiskaito kaip finišas tikras, nes tu net negauni to medalio. Tu nebeįskaitai, tu nebegauni medalio. Tai aš to nenorėjau ir aš po šiai dienai turiu kiek startų, tiek finišų. Jo. Palyginus su Lietuvos automobilistais, geras labai pasiekimas. Jo, tai ir dabar su Emilija važiavote, ne? Vienais metais su Bagiu
Bet tu šturmanavai, tu nevairavai. Ne, aš nevairuoju, aš motociklus vairuoju. Emilija geriau bagi vairuoja. Tai jo, tai kai man pasakė iš tikrųjų, kad va tie klubai blogai ir aš negaliu važiuoti, tai Emilija sako, tai gal tada nori būti mano šturmanu. Ir Emilijai gimė idėja. Jis seniai tą norėjo viską, bet tiesiog tylėjo. Kantri laukia, kol aš pasportuosiu. Kol atsivažinėsi. Jo, ir tuomet mes pardavėm motociklą mano ralinį, įsigijom paprastą tokį bagį. Važiuoti, pradėjom treniruotis, tai Emilija iš vis nuo nulio pradėjo. Ir skaityk, mes po 2 metų, po 1,5 metų jau buvom Dakare ir dar visai pusę velnio suvažiavom, tikrai neblogai. Ir progresas jos buvo didelis, mes važiavom turėjom trenerių ir čia Lietuvoje, ir užsienį, kurie mokino, ir kopose, ir visur kitur tikrai labai daug pastangų dėjom. Radom partnerius, kurie nupirko bagiuką geresnį, kuris tinkamas Dakarui, nes ten yra šiek tiek kitokios specifikacijų, labai daug automobilių sporte aplamai daugiau yra reguliacijų visokių nei motociklų, kas viskas kainuoja pinigus, žinai, tiesiog tie daiktai panašus, bet kad atitiktų, jie ten gerokai brangesni. Tai va, tai mes daug treniravomės, daug važiavom varžybų kitokių ir galiausiai atsidūrom Dakare ir ten irgi, aišku, labai neįsiplečiant, tai pirma diena mums prologė mūsų numušė, avarija, mes startavom iš pačio galo ir ten įsikapstyt buvo pragaras. Pirmos 2-3 dienos buvo tiesiog pragaras, nes labai dulkėse, sunku ir taip toliau. Bet paskui irgi prasidėjo kopos, dulkės baigės, pasivijom savo greičio, pavadinkim, tempos kitus automobilius ir tada visai neblogai sekėsi ir finišavom 9 pozicijoje. Tai kas yra, nėra kažkoks čia superinis rezultatas, bet atsižvelgianti visas susiklošęs situacijas, kas nutiko, kiek sportuoji, kaip kas, tai yra tikrai labai neblogas rezultatas. Ir kaip rezultatas. sakyti, kaip tu ir sakai, pradėjo realiai nuo nulio, galbūt gatvėje mašiną, automobilį vairuoja, bet geralystė, jeigu nebuvo ar dar kažką, tai visiškai iš naujo reikėjo mokintis važiuoti ir panašiai. Ir mes irgi, kai susirašinėjom, kada tu gali ateiti į studiją, pasikalbėti, papasakoti istorijas, sakė irgi, po varžybų grįžtų, tai žinau, kad buvai kur Lenkijoje, nebuvo varžybos. Vakar naktį grįžom tik tai iš Lenkijos, tai aš buvau vėl šturmanaut, taip vadinamas, nors... Mačiau storiese jo. Jo, Anglijoje, sakau, užsienį tas yra pas mus tai šturmanas, bet šiaip vadinasi co-pilot, tai yra antrasis pilotas ir kartais netgi keičiasi ir vairuoja ir vienas ir kitas, bet įprastai, aišku, vairuotojas yra pagrindinis ir tu esi navigatorius. Tai va, aš buvau čia navigatorius, kuris padėjo ieškoti kelio, pavadinkim, nes čia varžybos, kur nebūna tos trasos, kad ten labai aptverta trasa yra iš kitų, turi rasti dar kur važiuoti ir ten įspėti apie pavojus ir taip toliau, koks yra darbas. Aišku, ten yra vidinio klimato palaikymas, emocijų valdymas, dažniausiai viskas čia gulasi ant... Gulasi ant navigatoriaus pečių. Tai aš važiavau pirmą kartą su Mindaugu Sidabru. Jisai, šiaip mes su juo susipažinom, tai mano pirmam Dakare. Jisai buvo kaip žiūrovas iš Lietuvos ir jie myli Dakarą ir su žmona irgi visus Dakarus, man atrodo, kiek aš buvęs, jie yra buvę kaip žiūrovai ir jis pas prieš metus ar kiek pradėjo norėti irgi ten dalyvauti. Tai čia jam buvo pirmos Europos, nes įvyko Europos Bahos varžybos, jam buvo pirmos tokio lygio varžybos ir mes dar parsivežėm podiumą, buvom 3 klasėje likom. Tai visai patenkinti, viskas neblogai sekėsi ir va. Tai žodžiu irgi, tai ar galiu pasakyti taip, kad planuoja dabar su juo vėl grįžti į Dakarą, bet jau dabar kaip šturmanas tik... Ne, su juo, manau, negrįšiu, jisai turi savo žmogų, su kuriuo nuo pat pradžių pradėjęs, bet tiesiog šį savaitgalį negalėjo dalyvauti ir manęs paprašė, kad pavaduočiau. Ir tokia kaip ir kažkiek atsidėkojau aš jam, nes mūsų paskutinės lenktynės su Emilija Breslau mes dalyvavom ir mes sugedom likus 10 km iki finišo, tai būtent jis su kolega mus partempė į finišą. Tai jo dėka mes pasiekėm finišą, finišavom, tai va čia toksai buvo dabar, kaip jam reikėjo pagalbos, nes neturėjau su kuo važiuoti, tai aš padėjau jam sudalyvauti lenktynėse. Skamba gerai. Tai koks planas dabar šį sezoną? Nes kaip sakyt, tu irgi sakei, greičiau ateik, nes tuo vėl išvažiuoji į Dubajų ir tai kada išvažiuoji ir koks planas dabar? Išvažiuoju iš tikrųjų labai greitai, tiksliai dar neturiu bilietų, bet jau
jau šio mėnesio gale turiu būti Dubajuje, tai čia kelios savaitės. Planas, tai Lietuvoje irgi turim komandą GDK School, kuri dalyvauja enduro ir cross country čempionate, tai jie čia užbaigs sezoną, gaila iki galo negalėsiu išbūti. Su mokiniais, kurie dalyvaus ateinančiam Dakare, jų bus 3. Tai ruošiamės irgi turim varžybų dar spalio mėnesį, lapkričio mėnesį, tai visokių planų, bet jau čia ne Lietuvoje, Emiratuose, Tunise ir panašiai. Tai su jais ruošimės jų Dakarui. Ar aš būsiu Dakare šitam kaip sportininkas, dar ne visai galiu atsakyti, bet nežinau, bet kad tikrai ten būsiu su mokiniais, tai faktas, bet kuriuo atveju. Ir taip, kažkaip grįžti, ruoštis, laukti žmonių, kurie nori tobulėti, treniruotis, mokintis, nes dabar pagrindinis vis tiek yra disciplina ralio reidas, tai yra kas yra Dakaras, su kelio knyga, tai aš ir, kaip pavadinkim, motociklistus mokau važiuoti, kaip ir važiuoti ir motociklu, kaip ir naviguoti, tuomet lygiai taip pat su automobiliais ar bagiais tuos vadinamus navigatorius, kaip naviguoti, kokie dalykai, nes yra labai daug niuansų. Tai kaip daug kas įsivaizduoja, kad ten turi GPS kaip telefone, ar kad tau rodo, kur kairė į dešinę, kada sukti, tai taip nėra. Tu turi... Ten vos ne, kad pats namų darbus pasidarai iš vakaro, ten perini per ją. Tai anksčiau tą duodavo iš vakaro, dabar to net neduoda, tu gauni tik 10 minučių 5 iki starto tą ir tu tiesiog gyvai viską tik važiuoji ir tu turi važiuoti, kad to tokio vadinamo apgaulių čytinimo nebūtų. Tai tai tuo dabar gyvenam, turim Dubajuje tą mokyklą, pavadinkim, kur mokom viso to ir panašiai. Bet lygiai taip pat ir sulaukiam ir turistų, kad ir pats, būdamas Dubajuje, gali pas mus atvažiuoti, jei moki mocu važiuoti, su mocu galėsim pavažiuoti, jeigu su mocu nesigauna, tada bent į bagį, arba pats vairuot nori, arba gali ir pabūti šalia, kad pavėžintų ir, žinai, tą pajaustą tokį dvasią atmosferą, žinai, kas tai yra dykumoje važiavimas ir panašiai. Tai jeigu žmonės žiūri, klauso, kur daugiau informacijos apie tą dalyką gali rasti? Tai yra, ta prasme, man socia erdvėje, mano tiek Instagram'e, tiek Facebook'e mes visada kažką įdedam, papasakojam, bet iš esmės, jeigu važiuojate į Dubajų ar į Emiratus, tai parašykit man, duosiu tos daugiau informacijos, arba yra AG Dubai puslapis, kur ten yra jau visas informacija kita, kaip pasižiūrėti, ką mes darom, ką mes veikiam. Šiais metais planuojam dar šiek tiek atsinaujinti, naujų pramogų įvesti, pavadinkim tokių pasiūlymų, kaip patirk Dakarą savo kailių, 3-4 dienų galbūt išvykų į dykumą su nakvojimais palapinėse ir panašiai. Tai čia jau nebūtinai mes kalbam apie sportininkus, čia gali ir tiesiog žmogus norintis nuotykių turėti, tai mes, žinai, pagal kiekvieną atitinkamai rinksimės sudėtingumus, trasų, tempą ir panašiai. Tai visokių tokių stengiamės, kuo daugiau žmonės supažindinti su tuo, ką mes darom. Nice. Teko girdėti apie Dovydo planus Karkos? Jo, Dovydas, iš tikrųjų dabar paskutiniu metu su juo nebendravau, tai nežinau, ką jis ten iki galo nusprendęs, viena ausim žinau, bet gal nežinau, gal net negaliu pasakoti, tai turbūt neįsiplėsiu, nes gal pats Dovydas turėtų pasakoti, kaip ten kas bus, bet be abejo, Dovydas ir pas mane šiek tiek buvo, su kelio knyga pasimokinti niuansų, čia bet Lietuvoje. Nes keliose varžybose jis ten irgi jau startavo kažkur. Vienose, kol kas tik vienose startavo, tai su mano mokiniais lenktyniavo. Tai Dovydas be abejo, kaip sportininkas, kaip važiuotojas, jis yra tikrai greitas, bet skirtingose disciplinose vis tiek tos patirties reikia. Tai manau, kad jis dar jos tiek daug neturi, kiek reikėtų turėti. Tai bet be abejo žino, kaip tą dalykus daryti, pasiekti, kaip sakyti, nekvailas susitvarkys. Aš dar tavęs nenoriu paleisti, aš dar noriu šiek tiek istorijų, būtent iš to konkrečiai Malė Moto. Iš Malė Moto laikų, nes vienas dalykas, tai kai tu sakai, yra komanda, kai turėjai važiavai už tą kiniečių gamintoją ir viskom pasirūpinti, atvažiuoji turbūt į bivaką, į neilsėtis, turbūt gal dar ir masažistė ten atstato tave ir panašiai, maistas pagamintas, bet kitas dalykas, kai tu važiuoji vienas ir visko rūpinės nuo A iki Z, tai gali gal šiek tiek, ar kiek, tu jau minėjai, kad bet kokiu atveju Dakare nevažiuoji 100%, nes neįmanoma važiuoti, bet
kiek dar procentų nukrenta, jeigu nukrenta malė moto, nes tu žinai, kad tau techniką susitvarkyti bus sudėtingiau, gal biškiai apie tavo dar malę moto, nenori tavęs paleisti ir nori išgirsti istorijų. Kiek procentų, nežinau, kažkiek gal tu ramiau važiuoji vien iš tos pozicijos, kad būtent motociklą, jeigu tu sulaužysi, tau reikės tvarkyti. Klausimas, ar tu sutvarkysi ir ar bus galimybių. Tai visada apie tai ir galvoji, kad, žinai, šiandien bus ten kokios akmenynai, kažkas ten gali nulaužti ten tą ir tokią detalę. Čia ramiau pravažiuosi, nes tikrai nenoriu grįžęs dar papildomai turėti darbų, negu šiaip jų turi. Tai apie tai pagalvoji ir šiek tiek tas tempas krenta. Tada kitas dalykas, tu į bendrą įskaitą tada nebepradedi, per daug nesiorientuoti, nes tu galvoji apie savo moto įskaitą. Ir jeigu tu žiūri, kad tu ten palaikai tą tempą, tu vis laimi ir taip toliau, tai tu šiek tiek mažini, kad tau užtektų galbūt pergaliai ten ir taip toliau, bet kad tu daugiau jėgų išnaudotum, nes pavargsti, kad tą techniką patausoji. Tai tiesiog pagal situaciją, strategiją tu kažkokią savo turi ir tą žiūri. Ir pagrindinis dalykas yra fiziškai sunkiau, nes, ką tu ir pats paminėjai, tu įprastai grįžęs valgai, dušas, masažas ir poilsis. Mano rutina atrodo kaip malė moto, tai mes privalome mėgoti palapinėse visi. Tai gerai, kai nelyja ar ten nėra labai šalta, bet vis tiek ten naktim iki 3 laipsnių gali nukristi temperatūra ir būna vėsoka. Tai atrodo taip, kad tu ryte keliesi maždaug 3:30, tada turi susirinkti savo palapinę, čiužinius visus susilankstyti, susipakuoti savo daiktus, tau veža tavo vieną tašę ir tu joje turi aprangą savo. Kažkas irgi iš komandos. Ne, organizatoriai tau visą duoda. Tu turi porą ratų, turi įrankių dėžę, kur laikai detalės ir įrankius tokią, tau ją irgi išduoda ir ją turi tilpti, tada vieną tašę ir porą padangų ten komplektų. Važiuoji, tada gauni palapinę, čiužinuką, ten miegmaišį ir panašiai. Tai tu ryte atsikėlęs, tau būna, pasako, žinokit, rytoj pervažiavimas, čia kai būna pervažiavimas į kitą bivaką. Sunkvežimis išvažiuoja 4:30. Jau turi būti visi daiktai sukrauti, tai iki to laiko jau tu turi atsikelt, susirinkti palapinę, susirinkti daiktus, apsirengti, viską sukrauti sunkvežimį, jis jau išvažiuoja į kitą, kad tu kai finišuosi, grįši, tau turėtum daiktus, pavadinkim kitoj vietoj. Tai keliesi, tada eini pusryčiauji. Ten kiek tau sugeba maisto norėtis atsikėlus tokiu laiku, žinai, ir išstartuoji ten į startą. Tai priklauso nuo dienų, kaip kada, kartais ryte turi mažiausiai čia toks plius minus 100 km, gali 200-300 turėti ir net 400 yra buvę, važiuoji iki starto, tuomet važiuoji į startą. Iki starto dar važiuoji. Jo, tamsoj, šalta labai, tu visas ten užsidedi slidinėjimo kombinzonus vos ne ir panašiai, nes 4-5 laipsniai. Ir tamsu, ir, žinai, ir labai šalta. Važiuoji, tada link starto, saulė išlenda, pakyla, šviesų pasidaro, viską nusirengi ten ir taip toliau. Yra, kur gali palikti ir tos daiktus rasi vakare, tau atveš į bivaką. Čia ir kitiem, ne tik su komandom. Kas ir su komandom važiuoja, šita procedūra yra. Tada pravažiuoji greičio ruožą, tada po finišo greičio ruožo tau irgi įprastai gali būti ant 50 kg, gali būti vėl keli šimtai. Priklauso, kaip išsidėlioja tas tavo maršrutas. Grįžti į bivaką, tai mano rutina būdavo, kad grįžti į bivaką, persirengiu, einu į dušą, tada valgyti iš karto, nes kad atgauti jėgas, ir į masažą. Nes jeigu tu esi malė moto, gali naudotis bendrų medicinos punktų ir tenais tau daro, yra fizio žmonės, kurie tau daro ten masažus, bet aišku, ten nieks per daug su tavim daug nebūna, nes yra eilė, yra kiti sportininkai. Ir tiesiog tau skaudamas vietas, ten rankos labai pavargo, masažuos rankas, gal dar gali ir nugarą prigriebti, okei, dar jeigu laiko yra, dėl to, kaip tu stengdais grįžti kuo anksčiau, dar nebūna tų eilių ir iš karto eini, tai va šitas 3 dalykai, dušas, maistas ir masažas pasidarai, tada jau motociklas būna atvėsęs, nes iš pradžių, karštas, variklis, visas ir taip toliau, plus dar kartais jau dieną, jeigu žiūrint, kurioje esi lokacijoje pagal temperatūrą, kartais dieną ir 25 gali būti, saulė kaitri, tai jeigu ten saulė kaitri, dar palauki, neini ant saulės dirbti, ar ten aprangą susitvarkai ir panašiai, arba ir tada eini dirbti prie motociklo ir tuos tokius dieninius darbus, ką tu ten pasidaręs, susiplanavęs pagal planą darai, tepalų keitimai, ten padangų keitimai, filtrai,
Taip toliau, jeigu nieko nesulauža, yra kas ten po 2 dienų keiti ten grandinę, ten, ne po 2, ten kaip pavyzdys keiti grandinę, kada keiti žvaigždelę, kada ten šis guoliukus ratų keiti. Daug darbų, daugiausia, aišku, būna per poilsio dieną, pavadinkim, tai tau daugiausia, nes tu pusę motociklo detalių pasikeiti, tai tu kaip tik daug dirbi. Kažkas ilsis, kažkas dirba. Jo, ir tu tokius darbus baigi, visada norėdavau baigti šitus darbus iki 8 kažkur vakaro. Bet kiti finišuoja tik 8 valandą grįžta. Tai bet aš taip norėdavau baigti, tada eini pavalgai, 9 valandą briefingas, tai yra susirinkimas, kur tau papasakoja apie rytojų laukiančią greičio ruožą informaciją ir po šito jau eidavau mėgoti į palapinę. Tai čia apie 9:30 kažkada jau iki 10 stengdavausi, kad nueit mėgoti. Bent 6 valandas, kad kokias gautų. Jo, kiti, kaip sakiau, būna grįžta, aš jau einu mėgoti, kiti dar tik grįžta ir dar jiems viską reikia darytis. Tai va tokia rutina, atrodo ir taip 2 savaitės. Bet tau, kadangi gerai sekės ir greitai važiuodavai, neteko bemiegės turėti. Ne, neteko. Bet jau čia būna ten. Būna, tai, žinai, tas bemiegės būna, prastai mėgi, kažkas skauda. Tu ten neįsimiegi ir taip toliau. Tai be abejo, ten ryte visada, kai zombis būni, ten nėra taip, kad atsikeli su šypsena didžiausia ir varai. Bet iš esmės viskas yra galvoj ir nusiteikime. Jeigu tu galvoji, kad tu čia taip bus tau lengva, tai tau bus tikrai labai sunku. Tu žinai, kad bus sunku, nusiteiki, kad tau bus sunku, kad tau viskas skaudės, kad trūks miego ištisai, būsi pavargęs ir panašiai. Ir kažkaip taip ir eini tą transą, įeini tokį ir būni. Ir paskui, kai baigėsi, tai aš kaip sakau, po dakarinis pagirios prasideda, tai tada turbūt, kaip žmogaus kūnas taip veikia, smegenys jos nusiteikia, tu jas nuteiki, kad bus sunku, jos ir tyli. Tau nieko nesako, daro darbą, bet kai tu baigi ir jau tą išjungi, kad jau kūnas gali atsipalaiduoti, viskas baigės, tai tada taip viską pradeda skaudėti ir kokias 2 savaitės tiesiog kaip sulaužytas visas būni. Supratau. Ilgai nebekankinsiu, šiaip niekad to nedariau, su tavim pamėginsiu pirmų padaryti, kelis turiu tos vadinamus blitz klausimus, tai noriu keletą blitz klausimų užduoti. Tai pirmas toks klausimas iš savo motokroso karjeros, koks yra tavo highlightas? Ką atsimeni labiausiai ir kokia akimirka buvo tau smagiausia ir ar labiausiai įstrigo į širdį, smegenis ir panašiai iš motokroso karjeros? Dabar porą tokių šovė prisiminimų. Tai vienas galbūt, kai pirmą kartą laimėjau Vengrijoje etapą ir kad jie neturėjo Lietuvos himno, nes nebuvo pasiruošę tam. Ir aišku, ten tie laikai, kai dar YouTube negali paleisti ir panašiai, tai klausė, ar bus gerai daina Via Champions. Tai šitas kažkoks atsiminimas toks yra, kad šiaip faina viskas, bet neturi himno. Tuomet dar iš varžybų toks atsimenu, Lenkijoje buvo varžybos, paprastos ten kažkokios komercinės. Aš važiavau su 80 kubinių centimetrų ir jeigu atsimena, toks yra, jis važiuoja dabar dar Leonas Kozlovskis, Latvis, jis tuo metu buvo super mega žvaigždė motokrose, tai čia aš važiavau su Honda, tai čia gal buvo 97 ir 8 metai ir Lenkijoje buvo varžyba, aš ten savo klasę laimėjau ir buvo superfinalas. Superfinale buvo, kad startuavo 80-tukai, tada 125, o gal aš su 125 važiavau? Jo, aš gal važiavau su 125 ir tai tada čia buvo kokie 21-22 metai ir Open klasė, kur važiavo su dideliais mocais, tai Leonas Kozlovskis laimėjo ten tą Open klasę ir mus taip 3 paleido. Ir aš atsimenu, kad pagal laiko intervalus vaikus paleido mane ir ten buvo gal apie 15 minučių važiavimas. Ir kada aš visą labai, žodžiu, kaip jau supratom, turbūt, kad laimėjau prieš jį, aš spaudžiau belė kaip gerai ir prieš paskutiniam rate aplenkiau vaiką su 80, ten irgi toks neblogas buvo. Ir aš buvau pirmas, tas vaikas, man atrodo, ar antras, ar trečias, ar Leonas dar jį aplenkė. Ir finišavom ir ant to apdovanojimo stovim, Kozlovskis buvo žemiau už mane, o jisai ten Latvijai buvo žvaigždėjais, ten nenugalimas buvo ir laimėjau. Ir tada dar atsimenu, kad pirmą vietą buvo gal ar 3000 ar 4000 zlotų.
Tai pavadinkim, kaip ir litų tiek pat buvo tuo laiku, bet tai buvo labai dideli pinigai man. Atsimenu, šakės, tūkstančius laimėjai, kai ten alga turbūt buvo, nežinau, 300 litų Lietuvoje, ar 400 vidutinė, ar minimali ten kokia, nežinau. Tai va, tokie du atsiminimai. Bet be abejo, jų yra daug. Tas pats Maskvoje pirmas pasaulis, kai finale startuoji, ten, nežinau, kitų ten varžybų. O tada atvirkštinis klausimas, ko labiausiai gailiesi, kad nepadarėjai ar kad nepasisekė ir panašiai, koks tas toks kirmeliukas, kuris paliko dar iš motokroso laikų. Tai gal ne tiek, kad nepadarėjai, bet vėlgi grįžtant į tą, kad mes važiuodom ne su naujausia technika ir su tais motociklais, jie ten būdavo seni ir jie dažnai gesdavo. Tai labai net negalėčiau išskirti vienų varžybų, jų tikrai buvo, bet dabar konkrečiai neatsimenu to tokio, žinai, blogus prisiminimus automatiškai blokuoja. Bet labai atsimenu, kad būdavo daug kartų, kai tiesiog ten, kaip pavyzdys, pirmą važiavimą laimi, antras sugedo motociklas. Arba pirmas sugedo, pasitvarkėm, antrą laimėjai, žinai. Ir galiausiai, rezultato vis tiek nebūdavo. Taip. Tai va tokių akimirkų buvo nemažai ten, va, gal iki 2000-ųjų galo, kai ten tas sunki situacija buvo dar finansinė visur ir panašiai. Tai va tokios gal būdavo tos skaudžiausios, kai tai yra ne dėl tavo kalties. Bet aišku, ten gali pagalvoti apie tas traumas, kad ten būčiau kažkaip kitaip neguldęs. Tai tuo metu gal kažkiek to analizuoji. Bet dabar va taip prabėgus, tai labai kažko nėra tokio blogo prisiminimo. Greičiausias visų laikų Lietuvos motokrosininkas yra? Tai turbūt Arminas, jeigu pagal pasiekimus lyginsim, vis tiek laimėjo, man atrodo, ne etapą važiavimą. Yra, man atrodo. Kegumse, tai va, tai turbūt pagal greitį, jeigu imtume, žinai. Supratau. Ir ko palinkėtum savo? Ko norėtum, kokia svajonė, ko palinkėtum savo, kad tikrai išsipildytų? Nežinau, jeigu dabar tokį labai trumpą ir artimiausiam, ta prasme trumpą, kad artimiausių metų, tai vat neseniai sakiau... Nebūtinai iš sporto? Ja, ne iš sporto, bet apie sportą šnekam, tai kad grinai vat apie dabar mano turbūt tą rolę trenerio, mentoriaus, kaip aš gal ne visai treneriu, nes treneris galbūt tik tais visiškai būna toks į mokymą pačio proceso, bet aš toks stengiuosi ir daugiau plačiau paimti, kad ir psichologinius dalykus ir panašiai. Jo lab baigiau pernai pedagogiką, esu ir su diplomu treneris. tai kad norėčiau, kad šiais metais mano visi mokiniai, kurie startuos Dakare, būtų finiše. Tai čia toks vat iš, pavadinkim, iš tos tokios vat darbinio dalyko. O asmeniniai, tai nežinau, tiesiog, kad gyvenime mėgautumės to, ką darai. Kas ir dabar yra. Kelias nėra lengvas, labai daug nematomų turbūt ir viešai nežinomų dalykų yra, bet, kažkaip, o bet to kam dabar lengva. Jo. Visi, man atrodo, susiduria su vienokiais ar kitokiais sunkumais. Kaip ten sako, jeigu nori būti pirmas, kaip ten sako, talentas yra tik tais viena dalis, o sunkus didelis darbas yra didesnė dalis, tai manau, kad tie, kurie siekia ir nori būti pirmi, manau, kad tikrai nėra lengva ir visi dirba. Ir kai pačioj pradžioj, dar kol kameros buvo neįjungtas, juokavom, kad šiandien pas mus svečiuojas žmogus, kuris turi Vilniaus auto muziejuje eksponatą, savo eksponatą, tiksliau buvo eksponuojamas tavo vieno iš Dakaro motociklų kartu su apranga ir panašiai, tai mūsų draugai, bičiuliai Vilniaus auto muziejus dovanoja tau irgi pakvietimą į auto muziejų, taip kad aš kaip visada elektroninį pakvietimą atsiųsiu tau, tai jis dvigubas su Emilija, galėsit nueiti pasižiūrėti, kaip ten atrodo, tikrai žinok, jeigu neteko dar būti, įspūdingai viskas paruošta, interaktyvu, tikrai faina. Kiek, man atrodo, dabar lankiaus, tai lygtais tavo motocikliuko nebėra, nes tu minėjai, kad rėmėjai jį nusipirko ir dabar jų ofise yra, bet tikrai pats mačiau ir, man atrodo, dar net telefone turiu foto tavo motociklą iš Dakaro. Turim ir mes prizų gal žiūrovom dar? Taip, turim mes irgi žiūrovom prizų, tai turim iš Arūno Dakar timo keletą
koinaičių, tai norėtumėm irgi padovanot, kažkam tiesiog išrinksime komentaruose ir pakomentuokit, ką jūs prisimenat iš Arūno ankstyvesnės ar vėlyvesnės karjeros, kokios įsimintiniausios varžybos, kur matėt Arūną, kur sirgot už jį ir tiesiog burtų keliu, praskrolindami, išrinksim, kam padovanosim keletą šaunių prizų nuo Arūno. Ačiū tau ir tau dar, aišku, reikia suteikti sparnus. Okay. Kaip ten, nežinau su kokiom avialinijom skrendi, bet mes tai skrendam su Red Bulliu visą. Ačiū. Opa. Va, pats pagriebsi rankos. Jo. Tai va, tai dar kartą labai dėkoju ir dar kartą labai džiaugiuosi už tą tokį netikėtą mūsų susitikimą ir, kaip ir minėjau, žmogus, kurį visada nuo vaikystės, nuo jaunystės irgi tekdavo sutikti savo gimtam mieste, Biržuose, kuomet su bendrais bičiuliais lakstydavot su sena tokia balta Yamahite Aurimo po miestą ir būdavo visą laiką smagu žiūrėti, kaip lenktyniauji ir visus lenki. Ten irgi yra daug istorijų, bet ne viešų. Bet ne viešų, jo, šitas pasilikim už kamerų istorijos ir jo, žmogus, kurį tikrai visi pažįsta ir visi sergam ir ką, lauksim kitų tavo startų, kitų, manau, kad gerų rezultatų, visi būtinai pasiekit Arūną, jeigu dar nesekat Instagrame, tikrai daug matom istorijų apie varžybas, kur minėjai Lenkijoje, irgi mačiau iš paties storio, taip kad labai džiaugiuosi, kad atėjai, spaudžiu leteną ir iki.